Labas vakaras. Sveiki, tikiuosi, kad girdite mane ir girdit ir matot, tuoj dar čia kamerą truputėlį pasireguliuoju. Jeigu girdisi viskas, gal kas įsijungia kameras, linktelkit ar kažkaip parodykit, ar viskas tvarkoje. Va, matau, kad Loreta liktai linksi galvą, ačiū, dėkui. Puiku, tuomet džiaugiuosi, kad girdit, matot. Tai labai smagu matyti ir pažįstamų veidų ir vardų. Ir labai smagu, kad ir apskritai labai daug jūsų, truputėlį net toks jaudulys apėmė, kai pamačiau, kiek daug jūsų jungiasi. Bet tikrai toks džiaugsmingas jausmas. Gerai, kad viskas girdis ir matosi, tai po truputėlį ir pradėkim. Aš galvoju, keletų žodžių trumpai prisistatysiu, kas aš esu, nes, turbūt ne visi mane pažįstat, ne visi žinot, kuo aš užsiimu ir kaip aš atsiradau tame kelyje, tai tikrai čia neužtruksiu ir pereisiu prie mūsų temos. Tai aš esu Toma Pagojutė Kumžienė ir mano kelias į mediciną, kaip aš dabar matau, turbūt prasidėjo man vos gimus, nes gimiau gydytojų šeimoje. Bet kažkodėl ilgą laiką taip vis keliavau aplinkui ir iki tos medicinos, iki sveikatos priežiūros priėjau tik tai po daugelio metų, jau suaugusi. Ir iš tikrųjų į rytus, į būtent rytų mediciną, mane patraukė būtent Kuksando, kada 2005 metais Tibete, iš tikrųjų taip simboliškai po vestuvinės kelionės metu mes susipažinome su meistru Džinmok iš Pietų Korėjos. Tai yra, tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad šiandien tai yra vienintelis tokio aukšto lygio praktikuojantis Kuksando ir dar praktinius seminarus vedantis meistras pasaulyje. Tada mes to nežinojom, tada mes tiesiog susipažinom su labai maloniu, kukliu korėjiečiu. Ir jisai parodęs keletą paslapčių, pamokęs kaip kvėpuoti, ką spausti, kada jaučiamės prastai, kažkaip po truputį patraukė į save, pradėjau matyti, kad tai tikrai yra labai labai rimta, nors man iš tiesų atrodydavo tie rytai tokie, nelabai aš jais tikėjau, atvirai kalbant. Bet po truputėlį aš prie to Kuksando pradėjau jį daryti, pamačiau, kaip tai veikia. Beje, šiandien Kuksando jau yra absoliučiai pripažįstamas ir vakarų pasaulyje, ir tai yra sveikatos priežiūros paslauga, kuri yra licenzijuojama, ir mes, Kuksando specialistai, turim irgi gauti tokias pat licenzijas, kaip gauna ir sveikatos priežiūros specialistai, gydytojai Lietuvoje. Tokie pat reikalavimai mums yra taikomi. Ir netrukus meistras Džinmok mus supažindino su savo žmona, gydytoja Joanam Seo, kuri yra tradicinės korėjiečių medicinos gydytoja, turi savo kliniką Korėjoje, Seule. Nuo tada pradėjau domėtis sasango, kadangi nemoku korėjiečių kalbos, tai ėmiau studijuoti Jungtinėse valstijose tradicinės korėjiečių medicinos institute. Asmeniškai pas gydytoją daktarą Gary Wagman, kuris yra praktiškai visų knygų apie sasangą, apie tradicinę korėjiečių mediciną autorius. Esu viena iš berods 5, ten pasikaitolėsi, tai 4, tai 6, tai 5 asmeninių studentų ir studijuoju jau daugelį metų. Čia ta rytų medicina tai yra tokio pločio, kad man atrodo ir gyvenimo neužtenka ten visko iš tikrųjų perprasti. Nuolat stažuojuosi ir Korėjoje, Seule, gydytojas Joanam Seo klinikoje, būtent tradicinės korėjiečių medicinos klinikoje. Esu baigusi ir vakarų medicinos mokslus, tai yra reabilitacijos krypties studijas. Vilniuje aš esu ergoterapeutė. Ir šiandien Vilniuje jau savo klinikoje taikome iš tiesų visą rytų medicinos paslaugų spektrą, tai yra ir Kuksando be jokios abejonės, tai yra kvėpavimas, judesys, akupresūra, tai yra gyvenimo būdas, mityba, tada akupunktūra, aišku, ir labai domiuosi fitoterapija, šiuos metus iš esmės ir paskyriau būtent gilintis į šią sritį, tai yra įvairios vaistažolės, šaknys, vaisiai, kiti dalykai, kurie irgi gali labai labai smarkiai pagerinti gyvenimą. Tai apie viską ir pašnekėsiu. Šiandien, aišku, mūsų tema, akcentas yra sąnarių skausmas, nugaros skausmas, kaklo įtampos, tinimai, tai va tokie dalykai.
Ir labai norėčiau atskleisti, tikiuosi, kad man pavyks, tą rytų požiūrį, kuris, pamatysit, labai skiriasi nuo tokio tradicinio vakarų požiūrio į tą pačią, į tas pačias problemas. Ir pamatysit, kaip viskas yra susiję. Kai mes, tarkim, kalbam apie sąnarį, kiek daug dalykų mums reikia žinoti ir į ką atkreipti dėmesį. Ir kodėl rytuose iš tiesų nuolatos ir yra sakoma, kad reikia gydyti ne ligą, o žmogų. Taip pat šiandien norėsiu pristatyti ir savo mokymų programą, kuri artimiausiu metu jau prasidės ir gal norėsit dalyvauti. Tai yra tokia metų programa, 12 mėnesių programa. Joje apriepsime išsamei viską, apie ką kalbėsiu ir šiandien, kiekvieną dalį. Mokysimės ir pažinti save ir kitą ir pamatysit, kiek galima daug pakeisti, darant, vos po vieną nedidelį žingsnelį. Tačiau žinant tiksliai, ko reikia ir ko reikia būtent jums. Tai ir kuksando, ir tradicinė korėjiečių medicina, ir mokymai apie vaistažoles, ir judesys, meditacija, gyvenimo būdas, mityba, akupresūra, viskas, ko reikia kasdieniam sveikam gyvenimui, be skausmo. Ir galima ir gyvai, ir nuotoliu, bet apie tai pašnekėsim daugiau vėliau. Dabar jau keliauju prie mūsų programos, tik dar gal įkelsiu nuorodą, jeigu kas norėsit apskritai apie ją pasiskaityti, o dabar keliauju prie mūsų temos. Kol aš truputėlį toliau pasakosiu, kaip mes čia šiandien viską darysime, norėčiau pakviesti parašyti vieną skaičių. Dabar ekrane rodau, kodėl jūs prisijungėte į šitą webinarą. Tiesiog, kad matyčiau, kokia ta yra mūsų situacija šito webinaro metu. Tai jeigu jums skauda sąnarius, dėl sąnarių problemų, sakykim, tai spauskit, parašykit vienetuką, jeigu vargina kažkokie tinimai, tai dvejetas, nugaros problemos 3. Pečiai, kaklas, įtampa 4, ir 5, nieko neskauda, tiesiog smalsu. Taip, ačiū labai, kad jūs rašote. Matau jūsų atsakymus ir iš tikrųjų matau, kad penketukų yra, bet nedominuoja penketukai. Taip, ačiū labai. Taip, visus skaičius iš tiesų matau. Išjungiu tiesiog tą lentelę, jūs rašykit, galbūt ir prisimenat. Taip, tai šiandien pasiaiškinsim, kodėl atsiranda skausmas. Patarsiu, ką daryti, kalbėsim apie viską. Ir apie judesį, ir apie mitybą, ir apie vaistažoles. Paaiškinsiu, kaip ir kodėl jos gali puikiausiai dalyvauti sveikstant. Pakalbėsiu apie kenkiančius kasdienius įpročius, kaip juos keisti, kaip papildyti sveikesniais. Aišku, gal esat girdėję, kad mokslas jau yra įrodęs, kad įpročių panaikinti neįmanoma, juos galima tik tai pakeisti kitais. Tai pakalbėsim, kokie galėtų būti tie kiti įpročiai. Parodysiu akupresūros taškų be jokios abejonės. Ir aišku, atsakysiu jūsų klausimus. Matau, kad kai kurie keliate rankas, mūsų yra iš tiesų, tikrai per daug, kad mes galėtume jungtis mikrofonus ir kalbėtis taip, nors ir kaip norėtųsi. Aš kviečiu jūs rašyti savo klausimus ten, kur dabar rašėte skaičius apie savo priežastis, kodėl prisijungėt. Tiesiog rašykite ten ir webinaro pabaigoje aš pažadu prie visus iš eilės tiesiog juos žiūrėti ir bandysiu atsakyti. Bandysiu atsakyti į kiekvieną. Taip, tai pradėkim tada nuo pačių pradžių. Tai kodėl atsiranda tie skausmai? Juk dėl skausmo prarandam viską ir čia ir net tyrimo nereikia. Ir iš tikrųjų taip net tokia šypsena sukėlė, radau besiruošdama webinarui, radau tyrimą, net ne vieną, daug tyrimų, kurie tyrė, kad pastebimas ir aišku įrodė tai, kad yra pastebimas didžiulis ryšys tarp skausmo ir aktyvių veiklų, tarp darbingumo, socialinių rolių šeimoje susilpnėjimo, tarp laisvalaikio leidimo pokyčių. Man atrodo, kad savaime aišku, kad kai skauda, viskas griūva, viskas tarsi krenta iš rankų ir nieko nesinori daryti. Tai čia turbūt didelių tyrimų nereikia, bet jie yra, pasirodo, ir labai rimti ir jie tai patvirtina. Mokslas tai įrodė. Taigi, nugaros skausmas. Pradėkim nuo jo. Pereisiu ir prie sąnarių, ir prie kitų dalykų. Tikrai viską aptarsim šiandien. Beje, darau ir įrašą, jeigu kartais kažkas įsijungsit ne nuo pradžio, ar norėsit dar kartą perklausyt, ar turėsit pabėgti, tai žinokit, kad tikiuosi, jeigu su įrašu viskas bus tvarkoje, tai visi gausite nuorodą ir į įrašą.
Taip, tai nugaros skausmas. Kodėl? Iš tiesų stuburas yra sukurtas judesiui, galbūt dauguma jau jūsų ir žinot. Kaip ir kaklas, stuburo dalis kaklas yra. Nes stuburo tarpslanksteliniai diskai praranda kraujotaką. Kraujotaka tai yra, iš esmės praranda maitinimą, kai mes esam maždaug 10-14 metų. Įsivaizduojat, kaip anksti. O pačios kraujagyslės pradeda nykti jau 2-3 metų. Tai įsivaizduojat, galbūt ne kiekvienas apskritai įsivaizduojate, kas yra tas diskas. Tai čia tiesiog rodau pavyzdį stuburo ir matot, yra kur rodyklės rodo į diskus. Ir viršuje yra normalus diskas, jis matot, jis toks yra, pakankamo aukščio, atskiria vieną slankstelį nuo kito, kad nebūtų spaudžiami nervai, kad nesitrintų tie slanksteliai. Jau apačioje antrasis iš viršaus yra degeneravęs diskas, tai reiškia, jisai jau yra, pažeistas. Matot, jis išsyk yra toksai porėtas, jisai yra siauresnis ir jau tie slanksteliai artėja vienas prie kito. Yra išsigaubęs diskas ir yra išsiveržęs diskas, matot, toksai mėlynas kaip balionas kairėje disko pusėje. Ir jisai rodo, kad čia jau yra išvarža. Tai taip atrodo tas diskas ir tie diskai laiko stuburo slankstelius vieną nuo kito. Ir jeigu tas diskas sunyksta, tai aišku, kad atsiranda problema. Tai čia mes ką galim daryti? Pirmiausia, maitinti tuos diskus, tuoj paaiškinsiu kaip, ir aišku, mes turime judinti tą stuburą, nes tuos slankstelius laiko dar tokie nedideli raumenukai, kurie, jeigu vidiniai tie gilieji raumenys vadinami, jeigu jie nusilpsta, tai diskas to krūvio irgi neatlaiko. Tie raumenys gali padėti išlaikyti irgi slankstelį nuo slankstelio pakilusio. Bet dabar kaip maitinti diską? Kada kraujotaka išnyksta, diskas maitinamas, kada vyksta slėgio pokytis. Slėgio pokytis įvyksta, kai judame. Tada diskas susispaudžia ir atsipalaiduoja ir tarsi toksai siurblys leidžia įeiti skysčiams ir maistinėms medžiagoms iš slankstelių kūnų, iš disko periferijos, per disko žiedą, iš aplinkinių audinių. Galbūt sudėtinga tą suprasti, tačiau svarbiausia suprasti vieną dalyką, kad diskas maitinamas tada arba maitinasi tada, kada jisai juda, kada mes judame. Nes stuburas maitinasi ir atsistato, sveiksta, stiprėja tik tai judesio metu. Ir stuburo diskams būtini yra dinaminiai krūviai. Tai reiškia krūvis toksai su judesiu, būtent judesys. Ir čia vėl galiu grįžti arba prieiti prie kuksando. Kas praktikuojat kuksando, mačiau, kad ir kuksando mokytojų nemažai yra įsijungę. Tai puikiausiai žinot, kad būtent kuksando turi labai daug to tokio dinaminio judesio, bet tas judesys jisai stiprina stuburą, padeda maitintis tiem diskam, bet tuo pačiu neperkrauna stuburo. Ir čia jau matau, kad keliauja nemažai klausimų apie stuburą. Aišku, viskas yra labai individualu ir kada yra išvaržos, kada yra įvairiausios ligos, reikia galbūt ir individualiai pasižiūrėti. Bet bendras dalykas yra toks, kad judėti vis tiek reikia. Nebūtina eiti į sporto salę ir ten kilnoti kažkokių didelių svarmenų ar kažkaip kitaip perkrauti savo kūno, bet judesys turi būti. Jisai turi būti pritaikytas pagal jūsų galimybes. Jisai turi būti galbūt lėtesnis, ramesnis, labai atsargus, bet jeigu mes nejudam, stuburas nesimaitina. Ir tos degeneracijos vyksta dar sparčiau. Tai dėl to aš visada ir pratęsiu tą temą, kada kalbu apie stuburą, visada pakalbu ir apie kuksando. Nes kuksando turi pratimų kompleksą, kuris jau yra sugalvotas, padarytas, nereikia nieko išradinėti, kur mes iš tikrųjų labai išjudinam stuburą, išjudinam kaklą, jo neperkraudami. Atsiprašau, žiūriu, kažkas čia pas mus atsirado. Aha, kažkokia lenta. Netyčia čia turbūt kažką netyčia turbūt paspaudėt, ar čia aš net paspaudžiau, nežinau, bet man atrodo, kad dabar viskas gerai, liktai viskas tvarkoje. Taip, tai reikia tą stuburą judinti. Ir aš visą laiką rodau karolius, dabar tokius tik tai radau, kad stuburas yra kaip karoliai. Mes juos turim sukioti į visas puses. Neužtenka, kad mes stiprinam, pavyzdžiui, einam į kažkokį sporto klubą ir stiprinam tuos didelius raumenis. Ne, mums reikia judinti tuos ten, kur yra tie diskai, kur yra slanksteliai, kur yra tarp slanksteliniai raumenys, kad stiprėtų jie.
Turim juos išjudinti ir kuksando turi pratimus, kur iš tiesų mes išjudinam apskritai visą kūną, ne tik tai stuburą. Beje, stuburo diskams labai svarbus yra ir skysčių balansas. Jeigu nėra pakankamai skysčių, tai tas diskas dehidratuoja, silpnėja, plonėja ir irgi atsiranda problemos. Svarbu ir mityba, be jokios abejonės streso valdymas, bet apie tai dar būtinai ir pakalbėsim. Taigi turbūt akivaizdu, kad tiesiog daug ilgai sėdintis žmogus, tas toksai nuolat sėdintis žmogus susiduria su didžiausiam dažniausiai stuburo problemom, nes kai mes nejudam, stuburas dyla ir čia kitaip būti negali. Ir tie visi stuburo karoliai turi judėti, kitaip atsiranda išvaržos, dariniai, kurios rodžiau, stuburo sustingimas, skausmas, iškrypimas ir tas pats yra su sąnariais. Jeigu nejuda sąnarys, nesigamina sąnarinis skystis, tai sąnarys dyla. Dar jisai dyla dėl įtampos, dėl to paties streso, nes stresas mažina estrogeno, testosterono kiekį organizme, mažina limfocitų kiekį, o tai gali pastumėti išsivystyti autoimuninėms ligoms. Ir tada prasideda artritai, kitos ligos, sąnariai tinsta, skauda. Ir čia turbūt irgi reikia paaiškinti truputį išsamiau. Tai antinksčiai streso metu išskiria daug kortizolio, taip vadinamo streso hormono, nes organizmas išskiria kortizolį reaguodamas į stresinę situaciją. Stresinių situacijų mes neišvengsim, stresą mes patiriam visi. Čia mes galim kalbėti tik tai apie tai, kaip jis mus veikia ir kaip išsiugdyti tą atsparumą stresui. Tai vat apie tai irgi pakalbėsim. Tai kortizolis silpnina imuninę sistemą. Imunitetui nusilpus žmogus tampa imlesnis infekcijoms, uždegimams ir sąnarių uždegimams taip pat. Lėtinio streso metu daug daugiau resursų yra nukreipiama į tiesiog kortizoliui, gaminti kortizolio sintezį ir mažiau lieka estrogenams ir progesteronui. Tai sumažėjęs estrogenų ir progesteronų šitų hormonų kiekis gali sudaryti sąlygas būtent vystytis toms autoimuninėms ligoms arba paūmėti joms. Tai reiškia, kad stresas labai tiesiogiai veikia būtent autoimuninių, uždegiminių, sisteminių ligų ir tame tarpe ir sąnarių ligų vystymasi. Pavyzdžiui, reumatoidinio artrito atsiradimą arba paūmėjimą. Ir ką sako apie tai rytai? Čia aš vis vedu prie rytų, nes ką sako vakarai, mes iš tiesų galim labai daug kur pasiskaityti, pasižiūrėti. Tai rytai akcentuoja dar vieną dalyką, kurio neįvertinam vakaruose. Tai stresas įtempia raumenis, sustingdo sąnarius ir kai mes stresuojame, mūsų kvėpavimas pakyla. Pasižiūrėkit, bet kokio įsitempusio žmogaus, kada mes įsitempiam, kada mūsų užklumpa kažkokios neigiamos emocijos, liūdesys, pyktis, kada stresas yra, išsikvėpavimas padažnėja ir jisai pakyla. Tai yra normalu, tokia yra mūsų fiziologija. O energijos sąvoka rytų medicinoje yra labai svarbi, tai iš esmės yra rytų medicinos pagrindas. Tai energija tuomet negali laisvai tekėti. O kur energija stagnuoja, kur jinai neteka, toj vietoj atsiranda skausmas. Tai kokios tos priežastys to skausmo atsiradimo ir kaip mes galim pakeisti, nes kai mes matom, ką mes padarom, kad ta energija netekėtų ar skausmas atsirastų, tada mes galim kažką galbūt eliminuoti iš to savo gyvenimo ir pakeisti savijautą. Aišku, pirma mintis ir jums ateina, kad mes sėdim netaisyklingai ir ilgai. Taip, teisingai, bet taisyklingai mes ilgai neišsėdėsim. Ir nereikia, aš nemanau, kad tai yra realu. Nes vis tiek mes, kai kažką darom, ypač sėdim prie kompiuterio, mes esam susidomėję, mes esam įnikę į tą darbą ir mes pamirštame apie tą visą sėdėjimą ir kad visada sėdėtumėm tiesiai. Nežinau, ar tai yra realu. Čia radau vieną tokią nuotrauką, tiesiog vaikščiojau po miestą ir čia tik uždengiau galvą, kad nesimatytų, kas tai per žmogus, bet tai yra reali, bet tokia tiesiog einant dieną žmogaus nuotrauka. Ir čia matot, žmogus sėdi, jisai žiūri kompiuterį ir yra, normalu, jisai
jis įniko į savo darbą ir pasižiūrėkit, kokia yra jo nugara. Ir jeigu jis taip sėdė, o jis taip sėdėjo ilgai, nes aš nenufotografavau iš karto. Aš ėjau ilgai, vaikščiau, čia buvo prekybos centre ir grįžau po to, vis dėlto galvoju, reikia man padaryti tą nuotrauką. Ir jisai dar vis buvo tenai. Tai va, įsivaizduokit, kai žmogus šitaip sėdi ilgai, tai aišku, kad viskas čia sustingsta, viskas įsitempia ir ta energija, jinai niekur nepratekės. Ne tik energija, ir kraujotakas stagnuoja ir daug kitų dalykų. Ir mes savęs dažnai iš šono nematom. Čia jau toksai gal ekstremalus buvo pavyzdys, bet iš tikrųjų dažnas ir tą kaklą pakreipia, ir pečiai apvalėja, keliauja į vidų. Tai ką daryti? Aš visada siūlau daryti pertraukėles. Aš asmeniškai pati, jau gal ir esat girdėję, nuolatos šitą patarimą sakau, aš statau žadintuvą. Tiesiog įsijungiu žadintuvą, užsistatau, tarkim, kas pusvalandį, kas valandą, kas 40 minučių. Ir kai jisai suskamba, kad ir kaip būčiau įnikusi į kažkokią tai veiklą, aš arba bent atsistoju, atsisėdu, ar nueinu vandens stiklinę išgeriu, ar padarau keletą pratimų, ar ten kokią greitą kuksando meditaciją, sakykime, kuri vėl sutelkia mintis, atpalaiduoja, nuramina kvėpavimą. Tai kažką va tokio, kad bent truputėlį. Tai tas yra labai labai svarbu, bent jau pasiražyti, iškelt rankas, pasukioti kūną. Nes labiausiai raumenys ir vargsta, kada mes sėdim, ir aišku, statiniai būsenoje neišlaiko ilgai. Ir tada mes kumstam, tie raumenys silpsta ir aišku, prasideda problemos. Dar ypatingai mes kenkiam stuburui, jeigu pavyzdžiui, jūs sėdit savo darbo vietoj visą dieną ir sėdit sustingę ir karts nuo karto pasilenkėt kažką paimti iš tam tikro stalčiaus. Ir dažniausiai žmonės laiko tam tikroje vietoje savo reikalingiausius daiktus, prie kurių lenkiasi net keletą kartų. Ir tas toksai sustingusios stuburo staigus judesys nuolatinis viena kryptim, jisai sudilina stuburą ir paskui būna labai keista, atrodo nieko nedariau, liktai nieko nekilnojau, kas čia atsitiko, kodėl atsirado išvarža. Tai kartais būna priežastys labai labai elementarius. Tai jeigu turit galimybę, visus jums reikalingus daiktus susidėkit taip, kad galėtumėt pasiekti ranką, kad nereiktų sustingusio stuburo lankstyti. Dabar galvos padėtis. Čia vėl, kur rodžiau tą nuotrauką, tai irgi yra klasikinis pavyzdys, kaip galvos padėtis irgi gali mums sukelti krūvas problemų. Tai galva šiaip sveria apie 5 kg, 4,5, 5,5, 5, tačiau dėl netaisyklingos laikysenos, kada kaklas pasvyra į priekį, kaklui tenka atlaikyti didesnį krūvį. Jeigu mes sėdim tiesiai, tai kaklas laiko tiesiai galvą. Tai yra tie 5 kg. O jeigu lenkiamės į priekį, tai ta galva tarsi sunkėja. Ir štai čia yra irgi tokia iliustracija. Pasižiūrėkit, yra kada moteris tiesiog pasilenkus šitaip, tai būna, kad čia svarais nurodyta tas svoris, bet iš tiesų tai, kada jau toks yra kampas pasvirimo, tai žmogui tenka atlaikyti ir 20, ir 30 kg krūvį kaklui. Įsivaizduokite, tai jisai, kada pripratęs laikyti 5 kg ir staiga jam užkrauna 20 kg. Aišku, kad kaklas neatlaiko. Ir pažiūrėkit, va čia dabar yra tiesiog iliustracija paveikslėlis, o štai čia buvo tas pats žmogus, kurį rodžiau. Tai praktiškai yra tas pats kampas ir absoliučiai yra reali situacija ir aš manau, kad daugelis jūsų irgi, kada įninkat į darbą, ar į telefoną, ar į kompiuterį, lygiai taip pat atsiranda ta poza. Galbūt ne visiškai tokia, galbūt truputėlį aukščiau, bet tai vis tiek, ar tas kaklas atlaikys 15 ar 30 kg, tai vis tiek jį labai labai smarkiai paveiks. Tai ką reiškia ta neteisinga kaklo padėtis? Tai reiškia, kad susikuria didžiulė įtampa, vėlgi neteka energija, neteka kraujas, ilgainiui tai yra pakilęs kraujospūdis, tai yra nepratekanti energija, migrena, galvos skausmai, spazmai, nemiga, kaklo skausmas, pečių skausmas ir kiti dalykai. Tai va, tada aišku, daugelis irgi, kai ir pas mane žmonės ateina, sako, darausi masažus, visokius tepu tepalus šildančius, visokias tas šildymo, šaldymo procedūras, vaistai nuo skausmo, aišku, uždegimo, tačiau šitų priemonių poveikis dažniausiai apsiriboja trumpalaikiu efektu. Ir kodėl? Nes jis nepašalina priežasties ir neapsaugo nuo tolimesnio tos laikysenos tokios prastėjimų. Tai ilgainiui tai apskritai mums jau ir išsitiesti bus sunkiau, nes raumenys irgi prisitaiko, jie sustingsta, ten viskas kaulėje ir ta laikysena darosi tokia, iš kurios dar sunkiau paskui sugrįžti.
Tai tada mums iš tiesų mus labai gelbsti atpalaidavimas tų raumenų, jų aktyvavimo, stiprinimo pratimai ir tą patį kaklą iš tikrųjų irgi reikia judinti. Ir aš žinau, kad labai daug gydytojų sako, kad kaklo negalima judinti, ypač vyresniems žmonėms. Bet aš kiek skaitau ir kiek domiuosi ir kiek pati praktiškai dirbu su žmonėmis, tai aš turiu pasakyti, kad vis dėlto jį labai reikia judinti. Tik klausimas kiek, jeigu jūs iš tikrųjų to kaklo dešimtmečiais nejudinot, visą laiką buvot sustingę ir dabar staiga jūs pradėsit tą galvą sukti ten į vieną pusę į kitą, tai aišku, kad gali ir susvaigti ir kažkokia trauma nutikti, bet reikia viską pradėti labai po truputį, labai iš lėto, labai atsargiai. Bet jį judinti reikia, nes kaip man labai patinka, kaip kalba gydytojas Dalius Barkauskas, turbūt esat girdėję, labai garsus sporto medicinos gydytojas, olimpinės rinktinės ilgametis vyriausiasis gydytojas. Tai jisai visada sako, kad jeigu yra kažkokia kūno dalis, pavyzdžiui, kaklas, jis juda į visas puses, jo šiaip jis yra unikalus, mes visur jį galim pasukti, tai reiškia, jį reikia judinti. Kūnas nėra sutvertas tiesiog šiaip savo, kad sutvėrėm, kad judėtų, bet judinti nereikia. Taip nėra, jį reikia judinti, tik darykim tą labai atsargiai. Beje, kuksando irgi turi labai daug pratimų kaklui. Ir netgi tie pratimai, kurie atrodo nėra visai kaklui, jie irgi įtraukia kaklą ir labai padeda jį atpalaiduoti. Ir kaklas pagal rytų mediciną, jisai yra tarsi toksai tiltas tarp žemės ir dangaus. Ir jeigu tas tiltas spazmuoja, jeigu jis yra kietas, jeigu jo negali tekėti energija, tai kraujotaka galų gale, jeigu nepatinka ta energijos sąvoka, nors aš ją visada vartoju ir labai kviečiu ir jūs prie jos, jeigu dar jinai jums nėra sava, pradėti pratintis, nes jin yra labai svarbi. Tai jeigu ta energija neprateka, tai iš tiesų užspaudžiam viską ir netgi, pavyzdžiui, vaikų, paauglių mokymosi rezultatai priklauso labai smarkiai nuo kaklo. Jeigu kaklas yra užspaustas, o jų labai būna užspaustas, pasižiūrėkit savo vaikų, patikrinkit kaklus. Jie būna kieti, jie būna tokie sustingę. Nuo to, kad daug tų namų darbų būna, daug apskritai žmonės, vaikai ir paaugliai leidžia laiko ekranuose. Ir aš nežinau, kaip tą padaryti, kad jie neleistų ekranuose, bet galbūt galima padaryti, kad jie bent jau kažkiek išjudintų tą kaklą, pamasažuot. Aš netgi ir savo dukrom masažuodavau ir matau, kaip meistras žinmok vaikams, kaip pavyzdžiui, tėvai kreipiasi dėl vaiko kažkokių suprastėjusių, sakykime, mokslo rezultatų ar kažkokio elgesio, kada jau vakarai ieško ligos. Meistras žinmok kartais tiesiog paliečia kaklą ir sako, vat jūs paimkite tą kaklą 2 pirštais. Paimkite ar vaikui, ar savo, suspauskit ir taip pasukit. Suspauskit truputį žemiau, pasukit. Ir va taip tiesiog masažuokit tą kaklą tol, kol jisai atsipalaiduos. Kol jis taps toksai nebekietas, suminkštės. Ir pamatysit, kad tada ta energija plūsteli ir atsiranda, sugrįžta tos visos savybės. Dėmesys, dėmesio koncentracija, atmintis, apskritai energija, daug dalykų priklauso būtent nuo mūsų kaklo ir tai yra labai kartais paprasti dalykai. Kitas dalykas, nuo mūsų to ilgo sėdėjimo, nuo nejudrumo arba nuo neteisingo judėjimo būna sustingusi krūtininė stuburo dalis. Mes jos nebesukam, o kada mums reikia pasisukti, mes labiau sukamės iš juosmens, o nesukam krūtinę, nes iš tikrųjų juosmuo, ta jau reiškia, kur liemuo mūsų yra, ta dalis turėtų suktis vos 5-7 laipsnius, o visa kita dalis turi suktis mūsų krūtinė. Va šita dalis turi pasisukti. Ir jūs galit pabandyti patys tiesiog sudėti rankas ant juosmens, prilaikyti juosmenį ir pabandyti pasisukti į kurį nors šoną. Ir pasižiūrėkit, ar jūsų krūtinė pasisuka, ar vis dėlto nori suktis ta vieta, kur yra jūsų rankos. Nes labai daugelio žmonių sustingusi ta krūtininė dalis ir mes tada sukam, kompensuojam juosmeniu, bandom išsukti juosmenį ir tas juosmuo ilgainiui neatlaiko ir ten irgi atsiranda skausmas, problemos, išvaržos. Tai yra toksai irgi pratimas, irgi beje, kurį aš mačiau iš gydytojo Daliaus Barkausko. Tai toksai, kur jūs galite daryti per tą pertraukėlę, kur, sakiau, užsistatot žadintuvą ir staiga jums suskambėjo ir pasidaryti tiesiog atlaisvinti tą krūtininę dalį. Tai jau tiesiog galim suimti rankas, ištiesti jas ir paimti ir va taip pat
pasukioti. Galva tiesiai, tik tai va šitas rankas. Tada truputėlį aukštyn, maždaug 45 laipsnių kampu ir vėl pasukiojam. Tada apatinė krūtininė dalis išjuda ir tada 45 laipsnius žemyn ir irgi pasukam. Tai va 3 tokie rotaciniai pratimai ir jau jie truputėlį atpalaiduos jums viršutinę nugaros dalį. Būtent tą krūtininę dalį, kuri būna sustingusi. Vėlgi, tuose pačiuose kuksando pratimuose yra tokie atsipalaidavimo pratimai, kas bandėt, žinot, kad tokie yra ir yra labai efektyvūs. Tai jų metu irgi mes labai smarkiai atpalaiduojam būtent krūtininę dalį. Ir jie yra tokie, daug jų, daug akcento yra būtent šitai vietai. Tai va, dabar kas dar yra svarbu? Kalbam, aišku, apie stresą, apie atsipalaidavimą, apie judesį. Judesys yra labai svarbu. Jeigu mes nejudinam kūno, viskas pradės dilti ir viskas pradės birėti. Bet kitas dalykas yra labai svarbus, kas yra ir kuksando praktikos esmė ir pagrindas, tai ta kita medalio pusė, tai yra kvėpavimas. Kvėpavimas ir dar kartą kvėpavimas ir mums, kad mes galėtumėm tapti atsparesni stresui, mes turim išmokti atsipalaiduoti. Kvėpavimas yra pirmas dalykas šiuo atveju. Jeigu mes nemokame nuraminti kvėpavimo, visiškai atsipalaiduoti mes irgi nesugebėsim. Apskritai tyrimai rodo, vakarų jau tyrimai, kad kvėpavimas gali padėti gydyti juosmens skausmą, lėtinį juosmens skausmą. Jisai aktyvuoja stuburo kamieno raumenis, tas teisingas kvėpavimas. Gilus diafragminis kvėpavimas padeda stabilizuoti juosmenį. Tai greičiausiai, jeigu vaikštot į sporto klubą ar kažkur į kineziterapijos kokius užsiėmimus, girdit žodžius, frazes, mobilumas, stabilumas, tai be teisingo kvėpavimo iš tiesų nebus nei vieno, nei kito. Diafragminis kvėpavimas, pavyzdžiui, padidina pilvo ertmės spaudimą, o padidėjęs pilvo ertmės slėgis gali prisidėti prie juosmens stabilumo. Tarkim, čia kaip vienas iš tokių pavyzdžių. Bet apskritai, kol žmogus nemoka taisyklingai kvėpuoti, sako, judėti irgi jam reikėtų labai atsargiai ir sportuoti turėtų būti draudžiama turbūt. Tai taip sako ir tas pats sporto medicinos gydytojas Dalius Barkauskas, tą patį sako ir meistras Jin Mok iš Pietų Korėjos, irgi jisai pirmiausia išmoko žmogų kvėpuoti. Nes kol nėra kvėpavimo, viskas vyksta kitaip ir ta įtampa gali dar labiau padidėti ir netgi tas pats stresas gali dar labiau pakilti. Tai pats tas kuksando moko taisyklingo prigimtinio kvėpavimo, kuris yra apatinis diafragminis, tai reiškia pilvinis kvėpavimas. Tai nereiškia, kad mes, kaip mes sakom, kvėpuojam pilvo apačią. Tai yra po bamba. Mūsų tas įkvėpimas turi būti po bamba. Tai yra tikrai pakankamai žemas, bet tai nereiškia, kad mes kvėpuojam, kad plaučiai ten nusileidžia. Mes kvėpuojam plaučiais lygiai taip pat, bet kada plaučiai atsiveria, kuo labiau nusileidžia diafragma kvėpavimo raumuo, tuo daugiau gali atsiverti plaučiai. Diafragma nusileisdama stumia žemyn viską, kas poje ir pilvas išsipučia į priekį. Bet čia tokia fiziologija, tokia, kaip pasakyti, mechanika, bet ne taip paprasta tą kvėpavimą nuleisti žemyn. Kas bandėt, žinot, kad kartais užtrunkam ilgai. Kartais užtrunkam ir keletą užsiėmimų, ir 14, kol tikrai žmogus išmoksta to tikro apatinio kvėpavimo. Kodėl taip yra? Nes mes kiekvienas gimstam jau kvėpuodami teisingai. Bet ilgainiui tas kvėpavimas pakyla, praktiškai visiems pakyla. Ir paskui mes jau brandžiam amžiui turim mokytis tą kvėpavimą grąžinti atgal. Kodėl taip yra? Todėl, kad augant mums kyla įvairios problemos, mintis, tų minčių daugėja, energija eina paskui mintį. Rytai taip sako, kur yra mintis, ten yra energija. Tai įsivaizduokit, jeigu visos mintis yra čia, o aišku, kuo mes vyresni, tuo problemų daugiau, tuo emocijų daugiau, tuo minčių daugiau. Mes galvojam apie tai, kas buvo, mes galvojam apie tai, kas vyksta dabar. Mes jau prognozuojam, kas bus, o jeigu bus, tai kas bus tada. Ir tos mintis čia. Energija visa yra šičia. Tai reiškia, kad galva dūzgia nuo minčių, energija čia, prasideda skausmai, atsiranda įtampos, organams trūksta energijos, nes jie yra čia žemiau, o energija pakilo, ten pas mus viskas stagnuoja ir nieko nebėra, o paskui energiją keliauja kvėpavimas. Tai reiškia, jeigu mes nesugebėsim nuraminti minčių, emocijų, mes nenuraminsim kvėpavimą.
Tai va čia yra labai labai susiję dalykai. Taip, mes tą pilvą pūsti galim, išpūsti sąmoningai galvodami, įkvėpdami, bet taip dažnai mes sukuriam dar didesnę įtampą, nes mes įsitempiam, nes tai yra mums jau nebebūdinga, mes atpratę nuo to. Tai reiškia, mes turim nuraminti mintis. Tai padaryti moko ir kuksando. Ir yra specialios technikos, trumpesnės, ilgesnės meditacijos, vizualizacijos, pratimai, kurių pagalba mes išmokstame kvėpuoti teisingai ir po truputį gražinam kūną į teisingą, sveikesnę būseną. Arba kaip rytuose sako, atkuriam prigimtinę harmoniją. Tai ir čia yra toks uždaras ratas. Reiškia, stresas sukuria raumenų įtampą, stresą sukelia ir neteisingas kvėpavimas, arba mūsų tą tokį neatsparumą stresui padidina netaisyklingas kvėpavimas. Ir iš to uždaro rato mums išeiti reikia sutvarkius kvėpavimą. Tada mažės raumenų įtampa. Nes matot, jeigu pavyzdžiui vėl grįžtu prie to, kad daugelis žmonių tas įtampas, skausmus sprendžia tepalais, masažais, kitokiom procedūrom. Jos yra fantastiškos ir aš tikrai nerekomenduoju jų atsisakyti. Jeigu jūs tik turit galimybę eiti masažus, tai tik eikit. Bet masažo poveikis bus kur kas geresnis ir išliks daug ilgiau, jeigu jūs sugebėsit atsipalaiduoti. Tai reiškia nuramint kvėpavimą ir jeigu jūs dar prie to kvėpavimo pridėsit judesi, tokį, kokį jūs galit. Nebūtinai jūs turit daryti taip, kaip rodo ekrane, viską tobulai. Kuksando nėra apie tobulumą. Pavyzdžiui, aš kalbu daugiausia apie kuksando, todėl, kad aš tą praktiką užsiimu, jau 20 metų rugsėjį bus. Ir aš dėl to ją žinau labai labai gerai ir žinau jos poveikį. Ir aš dėl to galiu apie ją šnekėti. Bet aš neabejoju, kad jūs galite susirasti ir kitas rytų praktikas, kurios tikrai, jeigu jūs rasit tokią, išlaikytą, neištampytą, neišdraskytą kažkokią gerą praktiką, jin tikrai jums padės. Aš kalbu apie kuksando todėl, kad tai geriausiai išmanau. Tai čia yra pagrindinė priežastis. Tai kuksando būtent ir padeda mums nuraminti tą kvėpavimą ir atpalaiduoti kūną, nes čia ir yra tas derinys, tas nuostabus derinys judesio ir kvėpavimo. Ir kuksando nėra apie tą tobulą judesį, o kuksando yra apie sugrįžimą į save, kada mes klausomės, kaip mes darom tą judesį ir darom tiek, kiek mes galim. Tai pavyzdžiui, jeigu yra, tarkim, ar garbesnio amžiaus žmogus, ar žmogus, kuris turi labai daug lėtinių ligų, labai daug skausmų, labai daug problemų, jis vis tiek gali daryti kuksando. Tai pirma, kvėpuoti jisai gali. Ir jisai gali stengtis kvėpuoti teisingai, tas visokias raminančias meditacijas jis gali atlikti, raminti tas mintis, atpalaiduoti kūną. Ir mes galim judėti. Nebūtinai mes galim judinti viską. Kažkas negali judinti kojų, kažkas negali judinti riešo, kažkas dar įvairiausių yra dalykų, kažkas negali nuleisti galvos žemyn. Bet mes žinom savo tos apribojimus ir mes darom tiek, kiek galim. Galbūt kažkas vos iš lėto tik tai pajudins sąnariukus ar ten pirštus ir tai jau bus didelis žingsnis į priekį. Ir taip po truputį mes, tarkim, ir tose programuose niekada neforsuojam, kad žmogus darytų greitai, kad žmogus padarytų būtinai tobulai, taisyklingai. Ne. Svarbu, kad žmogus įsiklausytų į save ir padarytų tiek, kiek jis gali tą dieną. Ir pamatysit, jeigu taip po mažą žingsnelį, bent ar po 15 minučių per dieną, ar po pusvalandį, kažkas gal skirs valandą, kažkas dar daugiau. Bet visi tie būdai, jeigu tai yra sistema, jeigu tai yra žingsnis po žingsnio, kiekvieną dieną nors po truputėlį, tai yra labai labai efektyvu. Ir nereikia niekur skubėti ir nereikia gąsdintis, kad ten reikia viską pakeisti tuoj pat, jau rytoj aš atsikelsiu kitas žmogus, kitų žmogumi. Neatsikelsit, visi turbūt yra bandę. Kuo daugiau prisijimi savo nuo rytojaus, tuo mažiau, tuo greičiau palūžti. Reikia po truputį vis dėt, tokį kaip sluoksniais ir viskas po truputėlį tada jau pradeda gerėti. Tai va, dabar kitas dalykas. Irgi čia kažkaip prisiminiau, kad senai apie tai kalbėjau, gal ir niekada apie tai nekalbėjau. Čia ir socialiniuose tinkluose dalinausi. Iš tikrųjų, net gulėjimas gali kartais padėti, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, tik tai reikia žinoti, kaip ir kada tą daryti. Tai čia, aišku, truputėlį su tuo gulėjimu gal ir ironizuoju, bet ne visai. Pavyzdžiui, kaulas. Vyresni žmonės, ypatingai moteris, dažnai skundžiasi, kada
kaulai silpnėja, ne, tos osteoporozės prasideda įvairiausios. Ir tai yra labai sunkios ir baisios ligos, bet kaip sustiprinti tą kaulą? Tai aišku, yra ten tie visi mineralai, papildai, krūvos kitų dalykų, bet kaulas stiprėja kada? Kada jisai gauna gniuždymo ir spaudimo krūvį. Tai reiškia, kad norint, kad kaulas, antkaulis taptų kietesnis, tankesnis, mes turim jį stimuliuoti. O mes kaulo paviršium labai retai liečiam kietus paviršius. Ne kaulo paviršium, bet apskritai savo kūnų. Dažniausiai mūsų ir lovos minkštos, ir sofos, ir foteliai, ir ten kilimėliai. Ir mums kaip tik reikia kieto paviršiaus, ant kurio mes galėtumėm pasėdėti, pagulėti, pasivolioti, pasivartyti. Pavyzdžiui, kuksando turi ir tos kuliavirščius, ne veltui juos turi. Būtent tam, kad mes ir stiprintumėm stuburą, mes visą laiką nuolat, kada ridenamės tuo stuburu, mes ir stiprinam ir kaulus, be visų kitų dalykų. Bet pavyzdžiui, tarkim, ar vyresnis žmogus, ar kažkoks turintis problemų tam pačiam stuburė, jisai negali galbūt daryti tų kuliavirščių, bet jisai gali tiesiog pagulėti ant kieto pagrindo. Ir pavyzdžiui, jau smarkiau vyresniems žmonėms užtenka net minimalaus pagulėjimo, kad tie kaulai po truputėlį irgi pradėtų tvirtėti. Tai dabar to kieto pagrindo. Aš čia pasėmiau tokį savo kilimėlį. Mano jis yra, aišku, jisai specialus. Tai jau toksai jisai yra kietas labai ir jis yra ir kietas ir plonas. Čia kaip pavyzdį paėmiau, labai dažnai matau, žmonės turi tokius kilimėlius. Jie tokie smagus, kitiem dalykam gal jie ir tinka, bet jeigu kalbam apie kuksando, apie kaulų stiprinimą, tai nelabai. Tai čia matot, jis yra toks minkštas, aš jį spaudau, nežinau kiek jų matosi, ir jis yra gana storas. Jeigu palyginsim su mano kilimėliu, tai jis yra gerokai storesnis ir jis yra minkštas. Mano taip nesispaudo, mano kilimėlis yra kietas. Tai pasižiūrėkit, jeigu kažką darot, kad ir minimalius pratimus, jeigu darot kažką ant kilimėlio, pasirinkit kietesnį. Pasižiūrėkit kartais ir miegui, pavyzdžiui, kietesnį kažkokį čiužinį. Aišku, reikia ir prisitaikyti, pasižiūrėti, kad ir patogu būtų. Tas patogumas jisai priprantamas, čia yra įpročio dalykas, bet šiaip į tai atkreipti dėmesį tikrai labai reikia, nes tada tvirtėja ir kaulas, antkaulis, ir prie jo besitvirtinančios sausgyslės gerėja ir mineralų įsisavinimas. Daugelis dalykų tokių prasideda nuo tokių paprastų žingsnių. Dar parodysiu vieną pratimą ir irgi tie, kas darot kuksando, žinot, darot ir tikrai turbūt patvirtinsit, kad labai smagus ir labai geras pratimas. Ir jisai toksai įdomus, kitur nesu mačiusi, kad tokį darytų. Ir čia mačiau kažkur prašmežavo man klausimas, aš prie klausimų grįšiu, kaip ir sakiau, prie visų klausimų grįšiu, bet man prašmežavo klausimas apie plantarinį fascitą, apie tą kulno pentiną, kur skausmas atsiranda pade. Tai šitas pratimas, jau čia vakarų mokslas įrodęs, kad šitas kuksando pratimas irgi padeda sumažinti skausmą. Būtent šito. Šiaip tas pratimas, jisai atpalaiduoja saulės rezginį. Tai kai atsipalaiduoja saulės rezginys, mums tampa lengviau kvėpuoti. Jisai malšina būtent tą kulno pentino skausmą, stiprina nugarą. Ir parodysiu tą pratimą ir jis, kas nedarot kuksando, turbūt bus labai keista, bet štai, mes judinam kojos nykštį. Ir kojos nykščio būtent tą sąnariuką, kuris matote ekrane apibrauktas raudonai. Tai mums reikia tą apatinį sąnarį, kur nykštys kaip ir susijungia su pėda, labai tvirtai įtvirtinti rankomis, tiesiog, dviem pirštais ar visų delnų suimti ir tvirtai laikyti, kad jisai nejudėtų. O tą antrąjį sąnariuką, arba pirmąjį, tą reiškia, kur raudonai pažymėtas, jis yra per vidurį piršto po nagu, tiesiog suimti ir pajudinti, palankstyti, pabandyti taip įsivaizduoti, tarsi mes jį norėtumėm tą sąnariuką atitiesti, taip tarsi patraukti šoną, tada galima jį truputėlį truktelti, tik neišnarinkit, aišku. Per stipriai ten pirmą kartą nereikia jo, vienu kartu jūs visų problemų, aišku, neišspręsit. Bet pamatysit, jisai labai suaktyvina ir energijos cirkuliaciją, pavyzdžiui, ryte, tai pajudinus vieną nykštį, kitą nykštį, atrodo toks net ir plūsteli kažkokia energija ir užpildo visą kūną. Tai tikrai labai puikus pratimas.
Kodėl jis toks? Korėjiečiai sako, kad apskritai visa kaulų sistema prasideda būtent nuo to kojos nykščio ir viskas kyla aukštyno, kadangi kūne yra viskas labai labai susiję, tai jeigu tas nykštys yra sustingęs, nejudrus, skausmingas, tokia tikrai būna labai labai dažnai išsikreipęs, tai greičiausiai jau yra arba jau labai arti tos stuburo problemos. Tai tikrai atkreipkite dėmesį į savo nykščius. Apskritai labai reikia atkreipti dėmesį į savo pėdas, į pirštus, mankštinti juos, nes jeigu pėda yra sustingusi, jeigu pėda yra nejudri, netreniruojama ir vien vaikščiojimas jos netreniruoja. Pėdoje yra labai daug raumenų ir jai reikia labai labai daug įvairiausių pratimų. Ką kuksando irgi beje turi toj visoje sistemoje, tai bet galima ir iš kažkur aišku atskirai pasižiūrėti, bet pėdą judinti reikia, nes paskui aukštyn eina visos problemos. Nes kaip sako, pavyzdžiui, kad kelių problemos dažniausiai tiesioginės nėra, jeigu nėra didelės traumos, bet dažniausiai kelių, pavyzdžiui, skausmas ateina arba dėl pėdos, čiurnos, arba dėl klubo. Tai va, tai irgi reikia pagalvoti, kad ta pėda turi labai daug dalykų. Jeigu pėdoje yra problema, tai mums gali paskui ta visa grandinė kūno nukeliauti taip, kad mums problemos gali atsirasti pečiuose, nugaroje, klube, kelyje, o problema gali būti pėdoje. Tai pėdą tikrai reikia visada stiprinti. Tai va, tiek patarimų vos per valandžiukę, čia dar tikrai nebaigiu, nes dar kelių temų neapriepiam, tai dar tikrai kalbėsiu, bet šiaip pagalvojau, kad daug visko. Tai va, įsivaizduokit, jeigu pradėtumėt metų mokymus, kiek daug būtų galima visko sužinoti. Tai iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad apskritai yra labai labai verta susirasti sistemą. Sistemą, kurioje jau viskas yra apgalvota. Tai aš galiu pasiūlyti kuksando ir rytų korėjiečių medicinos sasang sistemą, kurioje yra viskas ir judesys apgalvotas, ir kvėpavimas, ir mityba, ir vaistažolės, ir visas apskritai gyvenimo būdas. Tai toksai fantastiškas derinys. Tai va, nes pačiam savo, aš kaip sakau, nebūčiau tokia išdidi ir nesakyčiau, kad aš galėčiau sukurti kažkokią sistemą žmogui. Ne, jau jos yra sukurtos, tūkstantmečių patikrintos, mūsų gyvenimas turbūt yra per trumpas, kad galėtumėm sukurti kažką geresnio ir tobulesnio. Bent aš taip galvoju. Tai va, tai keliaujam toliau, dar būtinai turim pakalbėti ir šiek tiek apie mitybą ir apie tas pačias vaistažoles ir apie žmonių tipus netgi, apie ką kalba tradicinė korėjiečių medicina sasang ir dar turiu atsakyti jūsų klausimus. Tai va, dabar noriu keletą mitų paneigti, kad galėtumėm keliauti toliau. Ką girdžiu dažniausiai, kada pas į mane kreipiasi žmonės, tai, pirmas mitas yra, kad negaliu judėti, jeigu skauda. Reikia tada kuo daugiau poilsio, negalima tos vietos judinti. Tai čia jau aptariam kaip ir šitą, bet dar noriu apibendrinti. Aišku, jeigu ten yra lūžis, ten tokie traumos, tokie dalykai, reikia pasižiūrėti, reikia vadovautis rekomendacijom, yra jau viskas išrasta, kaip sakyt, nieko nereikia sugalvoti iš naujo. Pagal kiekvieną situaciją yra, kada galima pradėti judinti, bet labai dažnai, kada yra, pavyzdžiui, sąnarių problemos, uždegimai, skausmai, tinimai, reikia juos judinti. Nereikia kažkokių didžiulių pratimų, apkrovos didelės, bet judinti reikia, jau aptariam kodėl, tai tikrai, nes tas sąstingis, tai jisai rodo, toliau stingsta viskas. Toliau stingsta, toliau neprateka. Kalbėjom ir apie energijos sąvoką. Jeigu yra skausmas, sąstingis reiškia, čia stovi energija, jinai neteka, reiškia yra kažkokia stagnacija. Ir jeigu mes toliau nejudinsim, ta stagnacija tik tai didės. Neatsiras to pratekėjimo nebus. Tai va, tai yra labai labai svarbu. Tada antra, ką labai dažnai girdžiu, tai kad skauda sąnarius ar nugarą, čia bet ką galite įsirašyti ir sako, ką darysi, jau amžius, reikia pasižiūrėti pasą, neturėkim čia kažkokių iliuzijų ir panašiai. Tai tikrai ne. Ir patys turbūt savo aplinkoje matot, kad to paties amžiaus žmonės, vienas atrodo taip, kitas atrodo labai ligotai, vienas atrodo jaunatviškai, kitas yra jau labai suvargęs. Korėjoje, kiek tenka matyti praktikuojančius kuksando žmonės, jie atrodo fantastiškai. Ir labai labai garbiam amžiui daro fantastinius dalykus. Ir tikrai
Aišku, kuo anksčiau pradedi, tuo geriau, bet pasakykit man, kiek žmonių jaunystėje pradeda kažkokius profilaktinius dalykus tam, kad užbėgtų už akių senatvėj. Visiems atrodo, kad ta senatvė niekada neateis ir lygos niekada mūsų neužklups, bet kažką daryti niekada nevėlu. Ir tai nebūtinai reiškia, kad jūs išspręsit visas problemas ir staiga, nusimesit nuo savęs ten 40 metų, bet kad sumažinsit skausmą, kad tos energijos bus daugiau, kad geriau miegosit, kad apskritai savijauta bus geresnė ir netgi ligų simptomai, kai kurių labai smarkiai sušvelnėja, tai to tikrai galima tikėtis. Taip, toliau. Sąnarių lygos paveldimos ir čia nieko nepadarysi. Irgi labai dažnai žmonės taip sako. Tai aš sakyčiau, aš neneigiu genetikos, neneigiu paveldimumo, bet aš sakyčiau, kad tai dažnai yra, aš matau tai dažnai kaip pasiteisinimą. Nes paveldimumas taip, jisai gali turėti įtakos ir tikrai turi, bet gyvenimo būdas, mano galva, turi daug daugiau. Ir mes dažniausiai paveldim ne tik pačią ligą ar problemą, bet dar dažniau mes paveldim arba perimam gyvenimo būdą. Ir jeigu mes susitvarkom su tuo, kaip sakiau, vienus įpročius pakeičiame kitais, rezultatas kartais būna tikrai, nustebina net ir mane ir ne tik tą žmogų, kuris kreipiasi. Taip, toliau. Dar dėl nugaros, va čia dažnai būna su nugara, būna ir su šitais tuneliniais riešo sindromais, irgi kai žmogus ateina ir sako, tik operacija. Ne, čia jau nieko net nekalbėkim, nes čia tikrai nieko nepadarysi. Tikrai tai būna, kad tik operacija, tikrai būna tokių situacijų, tikrai neneigsiu, bet visada kviesčiau išklausyti dar ir antrą ir galbūt trečią nuomonę. Nes vienas dalykas, kad operacija yra radikalus dalykas. Ir bent jau Korėjoje tai yra sakoma taip, jeigu gali išvengti operacijos, tai jos geriau išvengti. Ne visais būdais galima, ne visada tikrai nesiūlau išvengti, kad yra ekstrinės situacijos ir taip toliau, tai čia irgi gydytojų klausyti reikia, bet reikia paieškoti kartais būna sprendimų ir kitų, ypač jeigu kalbam apie būtent tas stuburo sąnarių problemas. Tai pasižiūrėti ir kitą nuomonę. Kitas dalykas yra, kad operacija nebus taip, kad išsioperuosiu ir toliau viskas bus gerai. Jeigu jūs nepakeisit gyvenimo būdo ir jeigu jūs vis tiek nepadarysit tų sprendimų, po operacijos problema sugrįš atgal. Vienam labai greitai, kitam vėliau, bet jos tikrai sugrįš. Nes jos neatsiranda tos problemos iš niekur ir jeigu mes tos esmės nepakeisim, tai viskas vėl bus toliau. Tai va šitą irgi labai, labai kviečiu pagalvoti. Ir paskutinis mitas tai yra, kad vis dar žmonės galvoja, kad skausmai nesusiję su maistu. Ir kitas dar yra dalykas, kad o kaip apskritai gali padėti žolelės, jeigu man skauda nugarą arba man skauda sąnarius. Kad čia, apskritai, ne. Gali padėti uždegimą malšinantis vaistas ir gali padėti operacija, gali padėti masažas ar dar kažkas. Tai paaiškinsiu, kaip gali padėti maistas, bent jau ką sako rytai, ir kaip gali padėti vaistažolės. Tai pradėsiu nuo vaistažolių. Kaip sakiau, šitos metus apskritai paskyriau būtent gilintis į fitoterapiją. Ir iš tiesų tai yra labai labai efektyvus dalykas. Ir kaip gali padėti vaistažolės. Ypač derinyje su kitomis priemonėmis, tai tikrai gali būti labai efektyvu. Tai pavyzdžiui, dalis vaistažolių pasižymi labai stipriu prieš uždegiminiu poveikiu. O kas yra skausmas? Dažnai tai irgi būna uždegimas. Tai prieš uždegimiškai veikia ir maisto produktai. Tai pavyzdžiui, ciberžolė, imbieras. Bet apie tai dar truputį pakalbėsiu, apie maisto produktus, nes korėjiečiai skirsto žmonės pagal tipus. Ir vienam, pavyzdžiui, tipui maistas, tas imbieras bus vaistas ir padės, o kitam ne, kitam gali būti bėda nuo to per didelio imbiero kiekio. Tai čia irgi tokius niuansus reikia žinoti. Tai yra, pavyzdžiui, antireumatinės žolelės, kurios būtent veikia į šitą ligą ir problemą. Tai pavyzdžiui, sąnariams labai nepamainomi yra šliaužiantis inkaruotis, didysis debesylas, tokios gal mažiau girdėtos vaistažolės, bet nuėjus į vaistažolių vaistinę tikrai galite tokių gauti. Tai pavyzdžiui, skausmą malšina ta pati pasiflora, turbūt visiems girdėta. Tai vėlgi,
Tai va tokie deriniai ir tada jau matom, kodėl jie gali tikti, kodėl kažkoks arbatos mišinys gali padėti, tarkim, esant sąnarių problemom. Todėl, kad jis yra priešuždegiminis, jis yra antireumatinis, jisai yra skausmą mažinantis. Ir lygiai taip pat, kaip sakykime, kalbėjom irgi, kad tas skausmas dažnai būna sukeliamas arba problemos kitos būna sukeliamos įtampos, kurią sukelia stresas. Tai va čia jau tos visos arbatos ar tinktūros ar kiti deriniai, kitos formos, tai puikiausiai gali nuraminti mintis, padėti nuraminti mintis. Tai žiūrėkit, jau jūs nusiramino truputėlį, jau atsileido kažkoks spazmas, truputį nuslūgo stresas ir vėlgi jau galbūt ir tas skausmas sumažėjo. Tai va, tai tų raminančių žolelių yra daug, visi žinom valerijoną turbūt, ar ne, bet ramunėlės irgi ramina ir prieš uždegiminį poveikį turi. Ir avižos, pavyzdžiui, yra raminančios, nežinau, ar esat ir šitą girdėję, bet avižos vėlgi ne kiekvienam žmogaus tipui, čia jau jeigu iš tos sasang perspektyvos žiūrėti. Tai va, dabar, pavyzdžiui, dažnai sąnarių problemas, tinimus sukelia limfos sąstingis. Tai limfa, tai pirmiausia, aišku, jeigu yra limfos problemos, tai yra limfos tekėjimo problemos. Tai pirmiausia kvėpavimas, nes diafragma veikia kaip limfos siurblys. Ir jeigu jūs kvėpuojat krūtinę, diafragma praktiškai nejuda, jinai va čia truputį vibruoja. Ir aišku, kad ta limfa jinai tekėti negali. Tai pirmiausia, mums reikia išjudinti diafragmą. Tai reiškia, kad vėl grįžtu prie to paties, kad mes turim nuraminti mintis, išmokti kvėpuoti, tada jau ta limfa sujudės. Na, aišku, yra ir visokiausių ir tų kitų priemonių, kaip ir kažkokių vaistažolių. Tada kalbėjom apie raumenų įtampą. Tai įsitempę raumenys neatlaiko, tada kenčia ir sąnariai, kenčia stuburas, atsiranda skausmai, o raumenų įtampa pagal rytų mediciną labai atsispindi kepenyse. Jeigu kepenyse yra stagnacija, aš kalbu apie energijos stagnaciją, tai nereiškia, kad jūs ją pamatysit darydami echoskopiją ar kažką tokio, bet dažnai, kada surandam tą, dar atsiranda ir kažkokie jau dalykai, kuriuos suranda ir vakarų medicina, nutinka ir taip. Bet įsitempę raumenys nusilpnina kepenis. Sausgyslės, kada yra labai pertemptos, tai dažniausiai rodo blužnies energijos nusilpimą. Kadangi tas raumuo pereina į sausgyslę, kartais būna sunkiau atskirti, bet taip žiūriu, kad dažniausiai būna, jeigu jau raumenų įtampa, nuovargis, toksai būna fizinis nuovargis arba tas toks raumenis labai įsitempia, tai dažniausiai mes kalbam apie kepenų energijos stagnaciją, nusilpimą. Ir kepenims nepamainoma yra kiaulpienės šaknis. Tai meistras Džinmok visada rodo į kiaulpienės, kada būna Lietuvoje vasara ir sako, kad tai yra lietuviškas ženšenis, ypač jo šaknis, galima ir žiedus, ir lapus vartoti, bet šaknis yra labai efektyvi vaistas nuo daugelio bėdų. Vargas yra ją ruošti, tą kiaulpienės šaknį, bet gerai, kad turime vaistinės, kurios viską padaro už mus, tai tik tai galima pasiimti, užsiplikyti ir labai malonus riešutų aromatas. Jeigu skrudinta kiaulpienės šaknis, tai dar ir kaip kava, vietoj kavos gali būti naudojama, geriama. Tai va, dabar kitas dalykas dar yra tas kepenis. Pastiprinti mes galime akupresūrą. Minėjau, kad parodysiu akupresūros tašką, tai noriu parodyti kepenų, nes kada mes, tas beje taškas, gali padėti atpalaiduoti ir kada, tarkim, užspazmuoja kaklą, tarkim, nebegalit pasukti į kažkurią pusę, dažniausiai dešinę labiau atpalaiduoja būtent tas kepenų taškas ir apskritai tokia visą bendrą tokią raumenų įtampą gali sumažinti. Tai tas kepenų taškas yra pėdoje, tuoj parodysiu paveikslėlį, tikiuosi, kad rasit, nėra taip labai paprasta šitą tašką rasti. Matot, yra abiejose kojose, jeigu skaičiuojat nuo nykščio, tarp 3 ir 4 kojos piršto, truputėlį giliau link čiurnos. Jeigu brauktumėt taip pirštu, nuo tų abiejų pirštų, tarp kurių yra tas taškas, link čiurnos brauktumėt, pajustumėt sąnariukus ant padikaulių. Ir ten tarp tų sąnariukų, tie sąnariukai tokie kaip ratukai ant kauliukų, toj parodysiu rentgeno tokią nuotrauką. Matot,
yra tarp dviejų sąnariukų tas taškas. Ir šitą tašką reikėtų paspausti tiesiog piršto pagalvėle ir taip pastimuliuoti, spaudžiant. Jeigu yra ta kepenyse stagnacija, jeigu yra nuovargis didžiulis, nesvarbu, ar tas nuovargis susidarė dėl nemigos, ar dėl to, kad jūs fiziškai labai pavargot. Būna netgi, pavyzdžiui, emocinis nuovargis irgi virsta fiziniu nuovargiu, jeigu jis yra ilgas, jeigu jis yra lėtinis. Tai irgi šitas taškas labai tinka ir jis gali būti labai labai skausmingas. Ką reikia prisiminti, kad jeigu jūs žinote, kad jūsų kaulai yra silpni, tai tarkim sergate osteoporozę arba šiuo metu gydotės aktyviai nuo onkologinių ligų, tai yra visokie spinduliniai gydymai, chemoterapijos, jos irgi tuo momentu susilpnina kaulus, tai spausti reikia labai atsargiai, kad nelūžtų kaulas. O šiaip tai aišku negalima spausti, jeigu yra kažkoks podinis darinys, žaizda toje vietoje, tai tokiu atveju nespaudžiam ir spausti reikia vieną tašką vienu metu. Tai reiškia, kad taškai yra ir kairė, ir dešinėje kojoje, abiejose kojose, bet spaudžiam vieną, paskui kitą. Ir pasižiūrėkit, kurį labiau skauda, tą spaudžiam ilgiau, daugiau. Ir spaudžiam tik pirštų pagalvėlėmis. Niekada nespaudžiam piršto smaigaliu, tik tai va piršto pagalvėlė. Nėra labai patogu tą tašką susirasti, bet tikrai jisai yra labai labai efektyvus ir kadangi šiandien kalbam būtent apie šitas problemas, tai jisai yra labai labai geras taškas. Puikus. Taip. Tai sąnarių skausmai arba apskritai, daugiausia gal sąnarių dabar, tai aišku, kada skauda, tinsta, tai pagal rytus, kaip ir minėjau, yra energijos sąstingis, stagnacija, drėgmė sankaupa, tas tinimas. Ir jausmas panašus, skauda, tinsta ar ne, stingsta, tai priežastis dėja skirtingos. Ir skirtingoms priežastims reikia skirtingų produktų, kitos žolelės ar kito maisto derinio. Tai čia vėl primenu, būtinai reikia atsižvelgti į situaciją ir aš pateikiu tokius principus, apžvalgą. Taikyti reikia individualiai, geriausia sistemoje, nes vien tai, kad jūs pagersite ten kokios varnalėšos lapų arbatos ar ten šaknų, tai nepadės, reikia sistemos. Gal kažkiek ir padės, bet turiu galvoj, kad kada jūs turit sistemą, kada jūs derinate viską kartu, tada aišku tas poveikis yra visiškai kitoks ir labai labai geras. Dar čia sakiau, kad aš nesiryščiau kurti tokios jau visiškai atskiros sistemos, kada jau yra viskas sukurta. Kodėl? Dar aš tiesiog dabar taip mąsčiau, galvoju, kiekvieną rytą irgi atsidarau, tarkim, socialinius tinklus, ten kokį Facebooką ir matau patarimus. Čia patarimas tam, čia patarimas anam. Ir pabandžiau, taip pagalvot, kad kiek sugaiščiau laiko arba kiek užtrukčiau, jeigu pabandyčiau tuos pratimus pati sujungti sistemą. Tai reiškia, čia reikia pratimai, yra pratimai kojoms. Čia limfos tekėjimui pratimas, čia kvėpavimui, čia pratimai stiprinti stuburą ar ten pratimų kompleksas. Tada, aišku, reikia nuraminti mintis, tada yra meditacijos, ryto meditacija, vakaro meditacija, ten dar kažkokia meditacija. Tada visur skamba, kad reikia per dieną nueiti 10 000 žingsnių. Tada būtinai tempimo pratimai. Tada dar reikia pratimų su svoriais, nes vyresniam amžiui nyksta raumenis. Ir taip toliau, dar mityba. Ir nejučia tai pagalvojau, kad galvoju, bet šitiek, dar čia mes nedaėjom iki pusiaukelės, kiek reikia visko viskam, nesgi kiekvienai kūno daliai reikia kažkokio tai pratimo. Bet dar turbūt jau prabėgo diena, o mes net į darbą neišėjom, nes tų pratimų dar yra, dar 50 ir dar 50 ir dar. Tai todėl visada yra verta rinkti sistemą. Ar jin vienokia būtų, ar kitokia, aš tai labai už rytų sistemas, nes jos yra patikrintos, sakau, šimtmečių, tūkstantmečių, išbandytos, veikiančios, fantastiškai veikiančios. Ir jos turi viską. Jūs pasiimat padarytą daiktą ir jums nereikia nieko galvoti, kad čia gal tą, gal aną, gal čia prisitaikysiu. Kitas dalykas, dar tie visi prisitaikymai yra tokie, kad žmogus prisitaiko savo, kad jam būtų irgi maloniau.
O dažniausiai dalykai, kurie mums labiausiai padeda, yra tie, kuriuos mums sunkiausia daryti arba nemaloniausia daryti. Nes tas pavargęs raumuo, kada mes jį, pavyzdžiui, bandom išjudinti, jisai maudžia, mums nesinori. Mes norim judinti tą raumenį, kurį mums lengva. Aš, pavyzdžiui, irgi čia skundžiaus kurią dieną, kad, mano tai silpna vieta yra keliai, nes aš, kada mes keliaudavom daug į Himalajus, po kalnus, aš labai leisdamasi nuo kalno, traumavau tuos kelius, nes būdavo labai dažnai, kad reikdavo leistis kelis kartus toliau, negu kad buvo planuota, jau virš tokių jau žmogaus ribų. Ir aišku, tas kūnas kažkiek ir neatlaiko. Ir man reikia daryti pratimus, ten visokius įtupstus, kurie, stiprina tuos kelius, man kartais suskausta, aš turiu juos daryti labai taisyklingai. Aš jų labai nemėgstu, bet žinau, kad reikia. Ir ką darysi, ir darau. Ir turbūt gal ir nedaryčiau, bet irgi einu su treneriu tą darau, nes pati turbūt neprisiversčiau, nes man jie yra, nemalonus tie pratimai. Tai vat irgi kartais reikia turėti ir tą žmogų šalia, kuris tau truputėlį padėtų, kad prisiverstum tos dalykus daryti, patartų, sudėliotų tą sistemą ir aišku, ir galų gale ir bendraminčių kartais reikia, kad būtų lengviau tą daryti. Tai prie ko vedu, vėl grįžtu prie tos mūsų programos, kur mes iš tikrųjų galvoju, mes visus klausimus stengiamės atsakyti iškart, kai jie atkeliauja. Atkeliauja ir elektroniniu paštu, ir tose mūsų grupėse dalyvių. Būna kartais, kad neturi to atsakymo, neturi patarimo. Tada rašau meistrui Džinmok, rašau gydytojai Jonamse, o kitiems meistrams tariuosi. Tai tada tas patarimas ateina gal po pusdienio, ar ten maksimum kitą dieną. Bet mano galva tas yra labai svarbu, ypač kai pradedi kažkokią didesnę sistemą, kai jau jungi visus dalykus. Tai ir čia toks, kad pats, kai dėlioji, vis tiek visko negali žinoti. Tai geriau turėti sistemą, turėti mokytoją ir turėti turbūt bendraminčių, su kuriais irgi gali motyvuoti vienas kitą. Keliaukim prie maisto. Turbūt šitas irgi yra svarbu daugeliui, mitybos tie principai. Tai pateiksiu konkretų pavyzdį turbūt iš vėl vakarų mokslinių tyrimų. Tai, tarkim, reumatoidinis artritas, ta pati tokia bjauri liga, rimta sąnarių liga, kuri jinai yra jau įrodyta, kad yra labai susijusi su žarnyno problemomis, su žarnynu. Vienose tyrimuose sako, kad ją gali labai išprovokuoti padidintas mėsos suvartojimas. Kitur rašo, kad didelis žuvies, riebios ypatingai suvartojimas gali sumažinti šitą problemą. Ir vienose tyrimuose ir kitose yra procentas. Visada nurodytas procentas, kuriem žmonėm pasisekė. Tarkim, kuriem, tarkim, 20 procentų, 50, 70. Kodėl ne visiems? Ir kodėl vieniems tas pats būdas nuo tos pačios ligos veikia, o kitiems neveikia. Taip pat ir, pavyzdžiui, su tuo pačiu protarpiniu badavimu. Vieniem tai yra fantastika, sumažina uždegimą, padeda, o kitiem ne, kitiem kaip tik kitos problemos dar išlenda. Vegetariška arba veganiška dieta. Irgi vieniem fantastiškai. Sako, pradėjau valgyti tik tai visokias žoles, žalumynus, visos lygos traukės. O kitas sako, pradėjau valgyti žalumynus, pradėjau pūsti pilvą, burbuliuoja, rėmuo, neturiu energijos. Ir vėl, kodėl? Tai čia yra man labiausiai aišku, kada žiūriu iš rytų medicinos ir iš rytų medicinos požiūrimo, būtent iš tradicinės korėjiečių medicinos asang. Tai šita medicina skirsto žmonės į tipus. Ši medicina remiasi principu, kad visi žmonės yra skirtingi ir todėl tie patys maisto produktai, vaistai, žolelės, kitos priemonės vienus veikia teigiamai, kitus neigiamai, kitiems kenkia. Ir turbūt yra tekę girdėti visiems frazę yin ir yang, žinau, kad kai kurie jau ir neblogai įsigilinę į tą visą tradicinę korėjiečių mediciną, bet vis tiek, tokiuose webinaruose reikia pradėti nuo pačių pradžių. Tai tikrai matėte tokį paveikslėlį, juoda ir balta, yin ir yang. Yin būtų kur juoda, yang kur balta. Tai čia yra, reiškia, yra dvi energijos, kurios sudaro bet ką, kurios yra žmoguje, kurios yra gamtoje, kurios yra maiste, produktuose, visur yra tas yin ir yang. Bet mes nežiūrime tą yin ir yang kaip į vieną gerą, kitą blogą, kaip į juodą baltą. Mes žiūrim į jų santykį.
Tai tame paveikslėlėje, kurį va ką tik buvau įjungus šitame, čia yra harmonija. Matot, yra visko po truputį. Vienodai yin, vienodai yang ir netgi po taškiuką kiekviename. Tai rodo, kad jie yra labai labai susiję tarpusavį. Ir mes ir siekiam tos harmonijos visą laiką. Ir todėl mes žiūrim į santykį. Tai reiškia, kad, kaip sakiau, kad žmoguje irgi yra, žmogus sudarytas irgi iš tos yin ir yang energijos. Ir mes stebim tą santykį, žiūrim, analizuojam žmogų. Ar žmogus yra, pavyzdžiui, lėtesnis, tai labiau yin būtų bruožas, ar greitas, yang, kaip priima sprendimus, kaip atrodo, išvaizda labai dažnai daug pasako apie žmogaus tipą. Analizuojam, kaip tas žmogus elgiasi skirtingose situacijose, stebim jo sveikatos būklę, kokios ligos pasireiškia, kokius organus pirmiausia pakenkia arba kurie labiausiai nusilpsta. Pavyzdžiui, vienas peršalęs iš karto pradeda kosėti, kitam užburksta nosis, trečiam išsyk prasideda šlapimo takų uždegimas. Visi turim skirtingą problemą, kuri mums kartojasi. Tai va, tą labai analizuojam. Tada nustatom apskritai, tokiu būdu nustatom, kuri energija žmoguje yra prigimtinė, vyraujanti. Ar yin, ar yang. Ir kai matom, kuri vyrauja, mes galim suprasti arba įtarti, daryti prielaidą, kurios energijos trūksta. Ir labai dažnai būna, kaip sakiau, kad žmogus, jisai mėgsta daryti tai, kokia yra jo pagal tą... kas jam yra lengviau, kas jam yra priimtiniau. Tai pavyzdžiui, yin tipo žmogus, kuris yra ramesnis, tarkim, kuris labiau vertina vienatvę, kuris toksai užsidaręs. Ir jisai dažnai būna, kad jisai pradeda dar labiau užsidaryti ir tos yin energijos dar labiau padaugėja. Ir kada ta yin energija ima viršų, pritrūksta visiškai tos kitos pusės, į kitos harmonijos, tada prasideda problemos, prasideda ligos. Ir lygiai tas pats yra žmogui, kuris yra yang tipo. Jeigu jisai tos yang energijos turi perteklių per gyvenimą, maistu, gyvenimo būdu, viskuo, tai jam irgi prasideda ligos. Ir tos ligos gali būti, tarkim, tas pats galvos skausmas, čia kažką paprasto imu, galim imti ir sąnarių ligas. Bet tada mes negalim jų gydyti vienodai, nes prigimtis ligos problemos yra skirtinga. Tai mes turim suprasti tipą pirmiausia. Tada mes turim suprasti, kokia energija žmoguje vyrauja ir kurios trūksta. Ir tą trūkstamą energiją mes galim papildyti visaip. Mes galim papildyti pritaikydami maisto produktus, pritaikydami tas pačias vaistažoles, judesio tipą, ar tai turėtų būti aktyvesnis, ar lėtesnis, ar labiau svorį, ar labiau dar kažkas ten, įvairiausius dalykus, gyvenimo būdą, rytas, vakaras, ritmą kažkokį dienos, visus šitos dalykus mes galim žiūrėti, kad tam žmogui subalansuot. Ir čia vat ir grįžtam prie to, kad vienam dalykas tinka, o kitam netinka. Tas pats dalykas nuo tos pačios problemos atrodo. Tai va, tai pavyzdžiui, įsivaizduokit, greitas, karštas žmogus, kupinas emocijų, pykčio, viską daro vienu metu, toksai atrodo garas eina per ausis. Ir jeigu mes jam dar duosim karštos energijos turinčio maisto, žolelių, kurios dar įkaitina, taigi jam tas, aš nežinau, kas jam nutiks tam žmogui. Pavyzdžiui, imbieras. Imbieras tarsi sąnarių uždegimui yra labai gerai, teoriškai. Bet imbieras yra karšta šaknis. Ir tai va tokiam žmogui dar duokim imbiero, tai bus visiškai ugnis. O kitas pavyzdys yra lėtas, ramus, tylus, intravertiškas žmogus, toks neapsisprendžiantis, išgyvenantis dėl smulkmenų, labai daug galvojantis, tipiškas yin energijos žmogus. Ir jeigu jam paskirsim veganišką dietą, žalius kokteilius, žalius salotų lapus, ten, kurie turi labai daug yin energijos, kurios tas žmogus ir taip turi perteklių. Tai įsivaizduokit, kas atsitiks. O tą maistą mes galim paskirti, nes kažkoks tyrimas rodo, kad kažkokia imtis žmonių pasveiko, naudodami tokią dietą. Duosim tam žmogui, tai jam sutriks pirmiausia virškinimas, pradės pūst vidurius, burbuliuot pilvas, tada visa kita priklausomai nuo jo silpnųjų tų tokių prigimtinių vietų ir gali lygiai taip pat, jeigu pavyzdžiui jis linkęs į sąnarių skausmus, tai jie labai smarkiai gali sustiprėti. Tai va, matot, kaip viskas yra susiję ir kiek daug reikia žinoti, kad galėtum pritaikyti tyrimą, patarimą. Tai todėl visada ir sakau, kad reikia sistemos. Reikia sistemos, tada žmogus supranta principus, tuos prigimtinius principus ir tada jisai pats savo gali padėti. Jisai gali susidėlioti, net ir pats savo gali labai daug ką susidėlioti.
suprasdamas, kas yra, suprasdamas, kaip reikia kvėpuoti, kaip reikia judėti, ką jam reikėtų valgyti, kokia jo yra prigimtis, galų gale suprasdamas, kokia aplinkinių prigimtis. Ir šeimoje, nes tarkim labai dažnai ir emocijos, ir pykčiai, ir įvairiausi nesutarimai irgi būna dėl to, kad žmonės nesupranta, jiem atrodo, kad žmogus daro kažką tyčia norėdamas pakenkti, bet labai dažnai žmogus daro ne todėl, kad jis nori kažką padaryti blogo, bet dėl to, kad yra jo tokia prigimtis ir jis nerasdamas tos harmonijos, jis tiesiog kitaip negali. Tai čia reikia arba priimti tą žmogų, suprantant jį, arba padėti jam po truputį gauti tą harmoniją, atrasti vėl iki jos ją sugrįžti. Tai galima vėlgi tuo pačiu maistu, tuo pačiu judesiu, tuo pačiu kvėpavimu, pridedant dar tas visokiausias žoleles, tą pačią akupresūrą, akupunktūrą. Visi šitie dalykai krūvoje veikia labai labai puikiai. Tai va toj programoje, prie kurios vis grįžtu, tai irgi mes mokysimės šitų dalykų. Mokysimės ir apie tą tipą savo, ir apskritai apie rytų mediciną, apie 5 elementus, 5 elementų teoriją, kaip tas maistas, kaip kiti dalykai, kaip organai susiję su emocijomis, su kitais dalykais, netgi su spalvom ir taip toliau. Tai šitos dalykus visus mes tikrai išmoksim. Na, o toliau tęsiu apie ligas ir maistą. Tai čia vėlgi dabar surašiau bendrus vakarų mokslo teiginius, rekomendacijas, kada yra sąnarių problemos, ir šalia kalbu iš rytų perspektyvos truputėlį pakomentuosiu, irgi, kad toksai būtų gal šiek tiek aiškumų. Tai pavyzdžiui, kenkia sąnarių lygomis sergant, rašoma, kad kenkia glitimas. Taip, ypatingai yin tipo žmonėms. Yin tipo žmonėms apskritai nerekomenduojama valgyti kviečių, bet kokių kviečių produktų. Ir, jie glitimui gali būti labai labai alergiški. Yang tipo žmonės glitimą dažniausiai toleruoja puikiai. Nebūtinai jiems yra susijęs su liga būtent glitimas arba kvietys. Druska kenkia sąnariams, kaip per daug, aišku, mes čia kalbam. Tai Kuksando sako, kad druska, kada jos yra per daug, jinai kenkia žarnynui, sausina labai kūną ir silpnina kūną. Tai čia kada perteklius. Druskos šiek tiek reikia visiems, nes druskoje irgi yra labai daug mums reikalingų mineralų. Rūgštus, per daug rūgštaus maisto pakenks raumenims, taip sako rytų medicina. Per daug kartaus maisto pakenks kaulams, bet jeigu, pavyzdžiui, labai norisi kartaus maisto, tai galima galvoti, galbūt tie kaulai yra pasilpnėję, nes norisi, reiškia kažką organizmas irgi signalizuoja su tais skoniais. Saldus gali pakenkti audiniams, jeigu jo yra per daug. Na, o pernelyg aštrus maistas, pernelyg daug aštraus maisto, jisai išskaido energiją, jisai susilpnina ją. Tai pavyzdžiui, būna, kad nuo aštraus maisto suprakaituoji, toks karštis išpila. Tai reiškia, kad energija išsisklaidė, tai reiškia, kad išeina ta jan energija, jan tos dažniausiai. Tai va. Na, nutukimas sako, kad sąnariam kenkia, čia jau faktas, čia jau turbūt iš jokios perspektyvos nepasiginčysiu su šituo teiginiu. Vakaruose sako, kad sąnariams kenkia kava. Radau tokį irgi tyrimą. Rytuose ne visada. Rytuose sako, kai kuriais atvejais jie netgi duoda tos kavos. Tai va čia vėlgi, sakau, yra toksai, kada mes žiūrim, vakarai yra toks labiau protokolų mokslas. Kai kuriais atvejais vakarų medicina absoliučiai yra nepamainoma ir niekas negali jos pakeisti. Bet va tokiuose lėtiniuose dalykuose dažnai rytai, sakyčiau, ima viršų, nes jie žiūri žmogų, jie gydo žmogų ne ligą ir dėl to jie analizuoja tą žmogų iš prigimties. Todėl rytuose, ir čia matau nemažai tokių klausimų ateina, tai pagal ligą gydymo tiesiog va taip duoti neišeina. Arba patarimo tokio, visiškai tiesaus, kad tarkim, jūs paskambinot šeimos gydytoją ir sakot, man pakilo temperatūra, man ten 39. Ir gydytojas sako, išgerkit paracetamolio. Aš čia tiesiog kaip pavyzdį sakau, ne kaip patarimą.
Vakaruose taip, rytuose taip nėra. Rytuose, kaip pat jau jūs supratot, kiek daug tas specialistas turi apie jūs, žinoti, kad galėtų jums duoti tokį tikslų patarimą nuo jūsų tos problemos. Nes jūsų problema, kaip ir daugelio kitų problema, jinai gali skambėti visiškai taip pat, bet mums reikia išsiaiškinti, kodėl šita problema yra būtent jūsų problema, kodėl pas jūs jinai atsirado. Tai va čia mums reikia nustatyti jūsų tipą. Reikia pasižiūrėti, kas atsitiko, kur ta stagnacija, kur nepraeina kažkas, kodėl skauda, kodėl tinsta, kodėl kažkas, ką jūs valgot. Aš visą laiką žmonių klausinėjau begalės dalykų, kas mano konsultacijose yra buvęs, žino, kad aš klausiu nuo to, kada žmogus keliasi ir kaip miega, iki to, kad ką jis valgo labai labai konkrečiais produktais, kad pavyzdžiui, išsiplaku kiaušinį su pomidoru, pasikepu sviestę ir ten užsigeriu kavą su ten karvės ar avižų pienu. Tai va, kiekviena tokia smulkmenytė, jinai yra labai labai svarbi. Ką dirbu, ne darbo, ta prasme, man nesvarbu, ar tai yra žmogus ten vadovas ar kažkas, man svarbu, ar jisai dirba, pavyzdžiui, su žmonėm, ar prie kompiuterio, ar sėdi, ar stovi, ar bendrauja, koks tas ritmas jo, kada keliasi, kada eina miegoti ir visą va tą sudėję, kaip kas vaikystėje buvo, kaip sirgo, kokios ligos ir visą tą, tik tada aš jau galiu žiūrėti ir kažkokį duoti patarimą. Tai va, nes dabar ką aš šneku, tai yra bendros taisyklės, bendras tas supratimas, kurį tą bazę turėdamas žmogus ir pats savo labai daug ką gali sudėlioti. Nereikia jau dažnai ir to specialisto, kada tuos dalykus pradedi suprasti. Tai va, toliau tiesiu, nukrypau truputėlį, atsiprašau, tai vakarai dažnai girdėsit, kad labai padeda Viduržemio jūros dieta, tai čia kur daug to jūros produktų, daržovių, tai jan tipo žmonėms tai yra iš tiesų fantastinis dalykas. Jan tipo žmonės turi ypatingai atsirinkti jūros produktus, žuvų dar ten taip, dar kažkiek su jūros gerybėm, ypač kada jan tipo žmogus jau kenčia nuo kažkokių sveikatos sutrikimų, jau dažnai, kad griežtai ir paribojam kurį laiką visiškai. Tada probiotikus labai rekomenduoja, tai be jokios abejonės, nes, kaip sakėm, su virškinimu tai yra susiję, jeigu virškinimas trinka, to probiotiko dažnai reikia. Aš gal rinkčiausi maistą, kuris turi daugiau to probiotiko, todėl manau, kad korėjiečiai ir valgo kimči kiekvieną dieną ir pusryčiams, pietums ir vakarieniai, nes tai yra puikus maistas žarnynui. Tai matyt, taip yra skaidulos, aišku, irgi faktas. Prieš uždegiminę mytybą, čia vėlgi ta prieš uždegiminė mytyba, tai be glitimo, be karvės pieno, be mėsos, be bulvių. Tai vėlgi, čia nežiūrėčiau radikaliai, į nieką nežiūrėčiau radikaliai, nustatyčiau tipą ir tada žiūrėčiau, kaip yra. Ir kitas dalykas, dar kadangi mes čia vis grįžtam prie to streso, tai jeigu žmogus, aš taip pat kaip matau iš savo tos kasdienės praktikos su žmonėmis, jeigu žmogus, pavyzdžiui, labai save apriboja, atėjo ir nuo rytojaus viskas, jisai visiškai pakeitė radikaliai mitybą, jis pakeitė gyvenimo būdą ir suprantat, kas atsitinka dažnai, kad jisai tiesiog, jis nebegali kaip nori kažkokio įprasto maisto produkto ar ko. Ir tas būna, kad sukelia dar didesnį stresą ir tą žalą padaro didesnę kūnui, negu kai tas žmogus tą gabalėlį kažkokį suvalgo. Tai aš visada irgi taip, stengiuosi patarti žmonėms, kad po truputį nedaryti tokių visiškai perversmų. Ir dėl to, kai aš anksčiau pradėjau, aš prisimenu taip irgi, kai jaunesnė ir tik ta pati pradžia buvo, tai man atrodė, kad reikia visą tą praktiką iš karto daryti, čia viską keisti, čia toj pat ir čia tada viskas bus gerai. O dabar, žinokit, aš galvoju, kad ir tą taikau, kad po truputį mes mokomės toks žingsnis po žingsnio, kvėpavimas, sudėliojam tos produktus, kiek išeina. Paskui galim pridėti, jeigu matom, kad pataikėm, kad veikia, tada dar po truputį, tada žmogui noras atsiranda. Jisai jau mato, kad padeda. Jis turi daugiau motivacijos. Jis tada ateina, sako, jau esu pasirengęs kitam žingsniui, dar kažką daryti. Ir dėl to tos programos, pavyzdžiui, tokios 12 mėnesių, mano galva jos yra tuo geros, kad žmogus niekur neturi skubėti. Nes būna, pavyzdžiui, jūs nutarėt, kad dabar, tarkim, 3 savaitės skirsit kažkokiam dalykui ir staiga atsitiko gyvenimas. Nėra laiko, viskas, 3 savaitės prabėgo, nieko nepadarėt, tik tai nervas ima, kažkur ta programa
yra, įrašai jau baigėsi ir taip ir nuolat. Jūs turit metus, jūs ramiai. Praleidot savaitę, pasivijot savaitę, turėjot ramesnę savaitę, daugiau kažką padarėt. Tai man atrodo, kad ir dėl to yra labai puiku. Tai keliausiu po truputėlį prie jūsų klausimų. Dar truputėlį papasakosiu prieš tai trumpai apie lektorius, kurie dalyvau šitoj programai, tada keliauju prie jūsų klausimų. Ir dar kviečiu, jeigu turit sveikatos, parašykit, kas jums būtų dar aktualu. Nes aš tokių webinarų ketinu vis daryti karts nuo karto, tai galbūt jūs man pasufleruosit temą, kuri būtų, jums svarbi ir apie kurią galbūt aš net ir nepagalvojau, arba galbūt ir pradėsiu nuo jos, jeigu matysiu, kad tikrai yra toksai poreikis. Tai tikrai kviečiu parašyti komentaruose irgi, jeigu kažką matot, kad jūs norit, kad aš apie ką nors papasakočiau kitame webinare. Tai va, o dabar, ką aš dar norėjau pasakyti, kad apie tuos mūsų lektorius. Tai iš tikrųjų šita programa 12 mėnesių, tai tikrai turi Kuksando pasaulyje pačius stipriausius žmonės surinkusi. Tai be jokios abejonės pats pirmasis tai yra meistras Žinmok, apie kurį pasakojau. Tikrai stipresnio Kuksando meistro šiandien pasaulyje nėra. Stipresnio, gilesnio, jis yra labai arti žmogaus, jis yra labai draugiškas. Visi, kas su juo susidūrė, tikrai patvirtins ir paliudys, kad jisai su kiekvienu pabendrauja, kiekvieną prisimena ir kiekvienam atsako į klausimą. Tai yra absoliučiai, arogancija, tai yra priešprieša šitam žmogui ir jis tikrai yra labai nuoširdus ir labai, jisai savo misiją laiko dalintis, skleisti tas žinias, sveikatos žinias ir labai nuoširdžiai tą daro. Gydytojas Dalius Barkauskas. Čia irgi turbūt daug pasakot nereikia, ypač tiems, kas, manau, kad dauguma esat ir girdėję, ir galbūt dalyvavę jo seminaruose. Tai, irgi žmogus, kuris į kūną sugeba žiūrėti kaip į visumą. Tai jisai šitoje programoje tikrai daug pasakos būtent apie kvėpavimo technikas, apie atsipalaidavimo būdus. Tai jo toks irgi labai, labai stiprus kursas. Algirdas Kumža, tai pirmasis Kuksando meistras Lietuvoje, tai yra žmogus iš esmės atvedęs Kuksando į Lietuvą, kai mes prieš tuos 20 metų iškeliavom į povestuvinę kelionę ir susitikom su meistru Žinmok. Algirdo sritis dabar tokia gal labiausiai, sakyčiau, yra Kuksando filosofija, Dao filosofija, 5 elementų teorija, tai visi tie gilūs ir labai labai svarbus dalykai, kurie nusako mūsų vietą pasaulyje, visatoje ir kaip mes esam susiję ir kaip mes galim tą panaudoti iš tikrųjų, kad geriau jaustumėmės ir geriau gyventumėm. Taip, toliau Adriano Oliveira, tai yra Portugalas, Portugalijos Kuksando asociacijos federacijos prezidentas, Kuksando meistras, taekwondo meistras, labai unikalus žmogus, jisai iš tikrųjų yra Porto policijos komisaras ir turėjęs didžiulę traumą, jisai buvo partrenktas per kažkokią kriminalinę ten operaciją ir jam reikėjo keisti klubo ir peties sąnarius. Tai įsivaizduokit. Ir po to jisai sugebėjo apsiginti dar aukštesnį taekwondo daną. Taekwondo, kas nežino, tai yra tas kovos menas, kur ten jie tiesiog skraido ore. Tai to žmogaus gebėjimai ir gebėjimas save mobilizuoti ir pasveikti, susigrąžinti tas jėgas, įsivaizduokit, po 2 tokių sąnarių keitimo. Ir jisai fantastiškos fizinės formos ir irgi puikiausiai mielai tuo dalinas. Jisai labai daug tam daro, tai čia vėlgi grįžtam prie to, kad kai nedarom ir tik tai galvojam, aišku, tie reikalai nesitvarko. Dabar galvoju, kur čia man pabėgo. Dabar taip, Eglė Aukškalnienė yra Kuksando specialistė, psichologė, labai gražiai sujungia tą rytų ir vakarų žmogaus psichologiją, emocijas, jos būtent sritis yra emocijos ir labai, labai gražiai jinai visą tą paaiškina. Kitas dalykas, Eglė yra ir teisininkė ir kartais prireikia ir tokių patarimų. Tai čia ypač tiems, kurie po tos metų programos nori tapti Kuksando mokytojais, Kuksando specialistais. Tai va čia jau Eglė jiems tada jau suaiškina visus tos teisinius dalykus, kaip daryti, ką daryti ir kaip toliau būti. Milda Tatarūnienė, Kuksando specialistė Klaipėdoje. Čia jeigu yra klaipėdiečių, nemačiau, ar buvo toks klausimas, bet čia yra fantastiška mokytoja Kuksando, į kurią galite kreiptis ir pradėti Kuksando Klaipėdoje. Ir yra kiti mokytojai tarp
Tarp jų ir čia yra Rasa, man atrodo buvo, bent jau nežinau, ar dar tebesiklauso, bet Rasa yra iš Kauno ir Rasa dalyvauja tiek šitoje programoje ir tiek jinai priims jau Kaune nuo šio rudens mokytis kuksando, nes mačiau klausimą, kur galima Kaune. Tai Rasa Černovienė, jeigu mūsų svetainėje kuksando.lt yra skiltis, kur yra visi mokytojų kontaktai. Tai galite ten pasižiūrėti, jeigu yra kontaktai, yra miestas, tai jūs galite susisiekti ir jums pasakys asmeniškai, kurioje vietoje, kaip ką aš Kauno nelabai pažįstu. Jeigu kartais nerasit, ar kils dar kažkokių jums klausimų, tai jūs man galit juos parašyti ir į mano elektroniniu paštu, tai yra toma@kuksando.lt, tikrai nesudėtinga, mano vardas toma@kuksando.lt ir aš jums atsiųsiu ir kontaktus Rasos. Taip, ir tada dabar jau keliauju prie jūsų klausimų. Tai va, matot, kad lektoriai yra įvairūs, dar ko nepasakiau, dar yra lektorių, turbūt praleidau, čia žiūrėdama maži tokie, meistras iš Korėjos, kuksando meistras, turi savo didžiulį kuksando centrą Busane, tai antras pagal dydį Korėjos miestas, ir yra filosofijos mokslų daktaras, tai irgi yra fantastiškai įdomus žmogus. Beje, kur ten matot užsieniečius, tai mes verčiam į lietuvių kalbą ir lygiai taip pat jūsų klausimus išverčiam lektoriams, jeigu tokių yra. Visada ir šitą programą irgi galima ir nuotoliu studijuoti, jeigu kartais esat ne Vilniui arba iš vis net ne Lietuvoje ir nenorit važinėti į kontaktinius susitikimus. Tai va, dabar jau keliausiu prie jūsų klausimų ir labai ačiū, matau, kad rašot ir temas, tai labai dėkoju, aš tikrai jas atkreipsiu dėmesį ir pabandysiu apie jas irgi būtinai pakalbėti. Tuo aš tik tai išsyk pasiimu, kad pasižymėčiau. Taip, ar Šiauliai turi kuksando mokytoją? Dar ne. Bet tikrai labai laukiam ir labai tikimės, kad turėtų atsirasti, bet kol kas dar Šiauliuose nėra. Taip, dabar. Taip, čia vėlgi matau, kad yra daug klausimų apie labai konkrečias ligas. Tai čia irgi pasakysiu tokį, ką jau ir truputėlį minėjau, kad vien iš ligos, aš atstovauju rytų mediciną. Mano sritis yra tradicinė korėjiečių medicina, kuksando. Ir čia iš ligos pavadinimo mes kaip ir to gydymo tokio netaikom. Mes turim pasižiūrėti žmogų. Tai yra bendrieji principai, apie kuriuos aš kalbėjau, kurie tinka kiekvienam. Tai reiškia, būtinai reikia susireguliuoti kvėpavimą, būtinai reikia įjungti judesį. Reikia susitvarkyti mitybą. Mitybą reikia susitvarkyti pagal žmogaus tipą. Ta tipą, mačiau, irgi ten kažkur prašmėkštelėjo klausimas, tikrai galima nusistatyti pačiam, bet tradicinė korėjiečių medicina Lietuvoje, aš nežinau dar kas užsiima. Turbūt nesu susidūrusi, manau, kad aš pirmą tuo dalyku pradėjau domėtis čia Lietuvoje. Tai dėl to aš konsultuoju individualiai, galima nustatyti tą tipą, arba kas yra dar geriau, tai dalyvauti tose mokymuose. Nes mokymų metu aš išmokau jūs nusistatyti ir nustatyti savo artimiesiems. Ir tada jūs galit prisitaikyti visus likusius dalykus, apie ką mes šiandien kalbėjom. Tai reiškia, jūs galit suprasti savo ligos prigimtį. Ne pačią ligą, kad tai yra liga ir ką daryti, bet kodėl jinai būtent kas pas jūs atsitiko jūsų organizme, kad ta liga paėmė viršų. Tai reiškia, kad mes ne tą ligą turim doroti, bet mes turim atkurti jūsų kūne harmoniją. Tai reiškia, turim sureguliuoti, kad kūnas susigrąžintų savo savireguliacijos funkcijas ir jūs tada galėtumėt tą ligą po truputėlį natūraliai išstumti arba bent jau sumažinti jos simptomus. Tai va taip veikia rytų medicina. Tai todėl į tuos labai konkrečius klausimus aš juos matau, bet aš negaliu pasakyti tokio, tabletės. Dažnai rytuose ir nėra tos tabletės. Dažnai reikia, žiūrėti labai sistemiškai ir daryti daug dalykų. Ir labai daug kas priklauso nuo paties žmogaus. Nes rytuose tas pats ir kuksando, ir tas sasangas reikia daryti. Nes jeigu jūs nedarot,
tai tabletė, čia ne tabletės klausimas yra. Ir ypač tokios lygos, kurios yra tokios sisteminės, kurios yra lėtinės. Su jom sunku ir jų taip paprastai neišspręs. Ir jų simptomus mažina ir jas lengvina būtent tos sistemos, tie pokyčiai tokie bendri. Tai va, dabar, keliauju toliau. Taip. Einant tirpsta kojos nuo kelių iki pirštų. Amžius siūlo operuotis, atlaisvinant užspaudimą stuburą. Klausimas, ar yra alternatyva operacija operuoti tiek klubų, tiek kelių sąnariai? Dėkoju už atsakymą. Sonata klausia. Čia reikėtų pasižiūrėti, aišku, individualiai. Būna situacijų, kaip aš ir minėjau, tikrai būna situacijų, kada tos operacijos yra neišvengiamos. Bet tikrai esu mačius ne kartą, kad žmogus pradėjęs teisingai kvėpuoti, teisingai judėti, po truputėlį stiprina. Nes čia esmė matyti, galiu susidaryti tokį vaizdą, nebūtinai jisai gal teisingas nuo tiek informacijos, kad turbūt yra būtent, kaip jūs rašot, užspaudimas stuburė. Tai tą užspaudimą stuburė, jeigu jisai yra kartais tvarkomas judesiu, tai reikia žiūrėti, aišku, yra amžius, bet tas amžius irgi ir tos operacijos nėra tokios paprastos. Bet čia jau yra labai individualu ir turbūt taip ekrane negalėčiau jums pasakyti sprendimo, ką daryti. Taip, knygoje apie kuksando minima, kad nevalgyti kiaušinių. Kodėl? Klausimas, ar taip minima, reikėtų, kad pasakytumėt, kurioj vietoje ir kurioj knygoje. Pasižiūrėčiau, nes net įdomu, ar čia Algirdo knyga, ar čia meistro Džinmo knyga, kurioje čia apie tos kiaušinius. Įtariu, kad ten yra pasakymas, kad suvalgius vieną kietai virtą kiaušinį reikia suvalgyti 50 šviežių agurkų. Man atrodo, kad gal jūs apie tai kalbate, ten toks yra. Tai čia tiesiog toksai palyginimas yra, ten jisai nesako, kad nereikia valgyti kiaušinio, tiesiog, kad norėdami atkurti paskui tą balansą, tai va toks palyginimas yra, jis toks labai stiprus tas palyginimas ir matyt dėl to visur naudojamas. Iš tiesų kiaušinius valgyti galima ir jie nėra draudžiami ir netgi su kiaušiniais yra įdomu, kad kiaušinius gali valgyti ir vieno ir kito tipo atstovai, nes kiaušinis jis toks irgi kaip ir pats toks truputį juoda balta, šiuo atveju geltona balta, bet yra ir tas trinys ir baltymas, tik tai vieniems reiktų, gal taip nepadauginti, kiti gali daugiau sau leisti, bet iš esmės kiaušinis nėra draudžiamas produktas. Apskritai, kuksando nedraudžia nieko. Nieko, reikia žiūrėti situaciją ir reikia, aišku, turėti saiką. Ką kuksando sako, kad jeigu jūs užsiimat šitą praktiką, tai ilgainiui jūs turėtumėt pradėti jausti, ko jums reikia. Nes iš tikrųjų mes kiekvienas sukurti esam taip, kad mes turim jausti savo, ko mums reikia maisto kokio, kada mums reikia miegoti, kada mums reikia judėti. Mes taip sutverti, bet mes per savo bėgimą, lėkimą, per stresą, per emocijas, per įtampą, mes praradom tos gebėjimus. Ir mūsų tuos jutimus labai dažnai užgožia įpročiai. Ir vat tą atskirti momentą labai padeda praktikos, kurios nuramina protą. Nuramina protą, išjudina tą energijos tėkmę. Ir mes vėl grįžtam prie savo to supratimo, ko reikia mums. Ir tada, aišku, žmogus pats gali susidėlioti viską labai gerai. O kol to nėra, dažnai prireikia ir specialisto patarimų. Bet šiaip, tarkim, jeigu jūs išeitumėt į kalnus ir užsidarytumėt ir praktikuotumėt keletą mėnesių ar metų, neįsivaizduojat, kokie pojūčiai grįžtų. Čia jau greitai grįžtų, bet netgi ir po truputį pradėjus irgi žmonės labai pradeda jaust. Nes iš pradžio atrodo, kad oi, aš šito negaliu valgyti, kodėl jūs man siūlot, man neskanu, kai būna kartais pagal tipą žmogaus parenki produktą. Ir paskui žiūri, kad tas žmogus, kad sako, aš pradėjau praktikuoti, pradėjau žiūrėti ir iš tikrųjų man nuo to maisto geriau ir aš dabar jo noriu. Tai ir man lygiai taip pat nutiko, nes aš kaip pirmąsyk pasakojau jau daug kartų, kad kai pirmąsyk pamačiau savo tipui skirtą maisto produktų sąrašą, mane ištiko visiška neviltis, nes man atrodė, kad ten yra absoliučiai viskas, ne man, neskanu ir nenoriu. O dabar matau, kad labai gerai. Negaliu sakyti, kad valgau visada 100%, tikrai nuklystu, kas irgi yra žmogiška turbūt, bet žinau, kur reikia grįžti, jeigu jau kažką matau, kad jau nusižengiau per daug. Taip, Kaune jau atsakiau. Aha, taip, čia atsakau su tais tokiais konkrečiom lygom ir lygų pavadinimais, žinokit, čia yra daugelį problemų, iš tikrųjų drąsiai galiu pasakyti, kad labai daug problemų mes tikrai galim bent jau sušvelninti,
pradėję kuksando praktiką. Tikrai galim ir tą tikrai mes matom jau per tą daugelį metų. Tai čia faktas. Jeigu prie to mes dar pridedam mitybą pagal žmogaus tipą, jeigu pridedam gyvenimo būdo korekcijas, išsiaiškinam, ko tam žmogui reikia, ko jam trūksta, jeigu dar žmogus turi galimybę, pavyzdžiui, ateiti akupunktūros kažkokiem seansam, ne kiekvienam galbūt norisi tų adatų, bet tie, kas gali ir nori ir turi galimybę, tai rezultatai tikrai būna geri. Visais atvejais bent jau kažkoks palengvėjimas, mažesnis skausmas, o kitiem būna ir iki visiškos sėkmės. Tai aš tokių, sakau, konkrečių ligų gal neaptarinėsiu, nes tai nėra prasmės, nes atsakymo aš jums duoti negaliu. Dėl objektyvių priežasčių, nes aš turiu apie jūs žinoti labai labai daug, kad galėčiau sukonstruoti jums, kaip geriausia būtų padėti. Rasa sako, prasidėjo menopauzė ir normalu, kad skauda. Man labai patiko vėl, aš vis cituoju gydytoją Dalių Barkauską, bet man jis tikrai yra labai didelis autoritetas. Jis apskritai sako, kad skauda nenormalu, neturi skaudėti, niekada neturi. Ar jums metų 70, ar jums 14. Neturi skaudėti, jeigu skauda, reikia žiūrėti, kodėl. Kodėl dabar turi žmogui skaudėti, neturi tai būti. Ryte atsikėlus tirpsta kairės kojos nykštys. Tai jeigu pagal rytus sakyčiau, kažkodėl neprateka energija, tai reikia žiūrėti, kas yra, kodėl stingsta. Ar ta, vėlgi, judesio trūkumas, kvėpavimas. Jeigu kvėpavimas yra čia, labai dažnai žmonėm ir tirpsta, ir šąla tos galūnės, ypač šąla. Tai dabar žiemai artėjant, tai tas diafragminis teisingas kvėpavimas, jeigu dar įjungiam mintį, su to mes vadinam minties judesiu, kada mes bandom įsivaizduoti, kur tas judesys yra kuksando praktikoje, tai yra labai svarbu. Tai kaip sušyla galūnės greitai, jeigu teisingai darom. Tai ir tas tirpimas, manau, aišku, čia gali ir nuo stuburo būti, bet jeigu tik ryte gali, turbūt pabandykit pajudinti tą nykštį, kur rodžiau pratimą, gal irgi bus efektyvu. Taip, negaliu atsiklaupti, kairiame kelio sąnarėje atsiranda neskausmas, bet toks aštrus kaip blyksnis viename taške. Echoskopija nieko nerodo. Gydytojai sako, nuo stuburo, ar taip gali būti. Skausmų kelio sąnariuose niekur nejaučiu, nei laiptais lipant, nei einant. Rado begalę problemų. Taip, ką daryti su sąnariais, ką daryti su tuo neskausmu. Man atrodo, kad mes, Rima, viską iš tikrųjų kaip ir aptariam. Reikia tiesiog visą tai daryti, ką mes čia kalbėjom, tik tai reikia pasižiūrėti, kad jums nebūtų išsyk per daug. Reikia labai švelniai ir labai atsargiai pradėti. Nežinau, kuriame jūs mieste gyvenate, jeigu gyvenate Vilniuje, tai galim susitikti individualiai konsultacijai, irgi mūsų svetainėje kuksando.lt yra jos aprašytos ir galima pabandyti ir tą programą. Arba jeigu gyvenate Kaune, Klaipėdoje, irgi mes turime specialistų, kurie tikrai pasižiūrėję jūsų situaciją įvertinę, jums padėtų susidėlioti taip, kaip geriausia jums. Nes jums reikia viso to, ką aš šiandien kalbėjau. Tik tai reikia tą sudėlioti taip, kad jums nebūtų per greitai, per stipru ir per daug, nes su sąnariais reikia labai labai atsargiai, ypač jeigu yra kažkoks aštrus skausmas, bet jeigu neranda kažkokios problemos, tokios objektyvios, tai tada tikrai galima su tuos dalykus daryti. Ar kuksando gali padėti atsikratyti kulno skausmo po ėjimo dėl plantarinio fascito? Taip. Taip, čia turim tikrai sėkmės irgi atvejų ir beje, akupunktūra irgi gali labai pagreitinti šitą procesą, bet pratimai yra būtini. Ir tas nykščio pratimas irgi truputėlį mažina šitą skausmą. Ar galima stabdyti jo asmeninės dalies osteoporozę? Taip, Gražina, čia nesvarbu, ar jo asmeninė dalis. Čia mes turim žiūrėti apskritai iš principo, kaip mes stiprinam kaulus, apie ką aš irgi kalbėjau, ir kaip mes stiprinam apskritai save, kodėl atsiranda ta problema. Reiškia, kažkur ta disharmonija yra, reikia surasti tą momentą. Tai be abejo, kad kažkiek stabdyti visada galima. Tik reikia žiūrėti maistą, reikia pasižiūrėti judesį, kuris jūsų nežalotų, o kaip tik būtų toks tas pats kietas kilimėlis, pagulėjimas. Nežinau kokio laipsnio, kokio lygio, kaip čia irgi reikia žiūrėti individualiai, bet aišku, kad be jokios abejonės, kad taip. Ar masažinė kapsulė, elektrinis masažuoklis, kurį galima uždėti ant fotelio sofos, gali padėti sąnariams? Kaip aš ir sakiau, tie visi masažai, jie tuo momentu jie yra malonūs, jie truputį atpalaiduoja, bet jeigu jūs nedarot kitų dalykų, nekvėpuojat,
neužsiimat fizinę veiklą, apskritai gyvenat kažkokį padriką gyvenimą, neišsimiegat, stresuojat, netaisyklingai visą laiką sėdit, daug apie ką mes šiandien kalbėjom, tai tas poveikis ir liks toks kelių minučių ar keliolikos minučių malonumas, po kurio greičiausiai, bent jau kitą dieną greičiausiai viskas sugrįš atgal. Tai va čia tik tai tas. O šiaip tai aišku, kad jie yra geri dalykai, tikrai galima juos naudoti ir jie labai gali būti malonus. Taip, ar saugu praktikuoti kuksando, jei yra jo asmeninės dalies skoliozė, lordozė ir osteochondrozė? Reikia, Jūrate, pritaikyti irgi jums, pasižiūrėti konkrečiai jums, kad nepaskubėtumėt, nepadarytumėt kažko per daug, bet pritaikyti tikrai galima, kaip aš sakiau, šita praktika pritaikoma kiekvienam. Ir tokiu atveju, gal tokiu sudėtingesniu, galbūt rekomenduočiau labiau pradėti individualiai su mokytoju ar meistru, bet tikrai judėti į priekį reikėtų. Taip, Ilona klausia, po sunkesnio fizinio darbo, po nakties miego tirpsta rankų pirštai. Kas galėtų iššaukti tirpimą? Žinokit, daug dalykų gali iššaukti tą tirpimą. Ar abiejų rankų klausimas, ar vienos rankos, čia vėl tada žiūrėtumėm, ar čia stuburas, ar čia labiau koks nors riešo, tarkim, tunelinis sindromas irgi gali iššaukti tirpimą. Rytais kalbant, rytų savokom paprastai, tenai reiškia, ta energija iki galo nenuteka, reikia žiūrėti kodėl. Tai vėlgi, jeigu problema stuburė, dažnu atveju galima pratimais tą koreguoti. Jeigu tai yra riešia irgi pratimais, iš esmės taip, pratimai kvėpavimas, aš nuo to irgi pradėčiau. Galima akupunktūrą pažiūrėti, pritaikyti, nes sunkus fizinis darbas, kaip atsakot, galbūt sukelia didžiulę įtampą. Būna, kad raumenis tiesiog užspaudžia ir tada prasideda tirpimas. Užspaudžia nervą per didelę raumenų įtampą, sakykime, čia kažkur šita dalis pirmiausiai įsitempia nuo visko, nuo bet kokios emocijos, nuo fizinio krūvio, nuo dar. Tai labai gali būti, tai tada fantastiškai jums tiktų atsipalaidavimas kartu su kvėpavimu. Akupresūra ta pati. Skauda nugaros, jo asmeninė dalis. Taip, Marija, irgi reikia daryti. Iš esmės, tai, ką aš čia šiandien kalbėjau, tik tai reikia prisitaikyti savo ir žiūrėti. Taip, tarpumenčio skausmas, kaklo ir plintantis į galvą, migreniniai skausmai. Taip, Rasa, tai čia, žinokit, yra klasikinis atvejis. Tokių žmonių sulaukiu labai daug ir dažniausiai labai padeda pratimai, būtent atsipalaidavimo pratimai, kuksando praktikos dalis. Daugelis toliau ir nenueina, bet jeigu, aišku, pilną praktiką galėtume daryti, tai čia apskritai tada nepamainomas dalykas, bet gerai ir ta pradžia, kvėpavimas būtinai ir, būtinai reikia pasižiūrėti, kas yra. Galbūt akupresūra ar akupunktūra truputėlį padėti atpalaiduoti tuos pečius. Gal stresas didžiulis, nežinia, kodėl jums įsitempia. Reikia irgi tą išsiaiškinti. Bet šiaip tai visi tie patarimai irgi tikrai tinka. Taip, ar kuksando tinkamas L5S1 disko plataus pagrindo protrūzijai su išilginiu fibrozinio žiedo plyšimu kairėje. Čia, žinot, kai tokie atvejai yra, tai dažniausiai aš siūlau pasitarti su savo gydytoju, kokių pratimų jums negalima, nes jie geriausiai žino, kadangi seka jūsų situaciją ir, pavyzdžiui, jie pasako, kad, tarkim, kažkokio ten rotacinio ar tokio ar kitokio negalima ir mes tada pagal tai galim puikiausiai pritaikyti kuksando praktiką jums. Taip, atrodo, jau čia į viršų lyg atsakiau. Taip, Lina klausia, kur galima užsirašyti konsultacijai. Tuoj sekundėlę aš įmesiu nuorodą, jeigu dar Lina yra. Šiaip sakau, viskas yra mūsų svetainėje, kuksando.lt. Tuoj, įmetu čia yra nuoroda į mano konsultacijas. Taip, ar ateinant konsultacijai reiktų atsinešti nugaros rezonanso išvadas, rezonansas ir išvados senos, ar reiktų naujo? Galite atsinešti senas, specialiai daryti kažko nereikia, aš, žinokit, pati nemažai testuoju visko ir pasižiūriu, tai nereikia. Tas senas, tai ką turi, tai galite atsinešti, bet specialiai daryti tikrai nereikia. Apie tinimą nelabai kalbėjote. Kalbėjau apie tinimą, kad, aišku, čia maistas labai svarbu, tinimas yra ir kvėpavimas, pirmiausia kvėpavimas, nes diafragma veikia kaip siurblys, kaip sakiau, būtent limfos ir veninio kraujo siurblys. Ir jeigu diafragma neveikia, tai reiškia, jeigu mes nekvėpuojam teisingai, tai reiškia neteisingai, jeigu mes kvėpuojam paviršutiniškai, krūtine arba kiti kvėpuoja netgi pečiais, tai reiškia, diafragma nejuda,
ir ta limfa, jinai negali tekėti. Jinai ir tada sustoja ir tada tas tinimas atsiranda. Tinimas atsiranda dėl nejudrumo, dėl maisto, dėl per aštraus, dėl per sūraus, viską, ką vardinau, dėl per vėlyvo valgymo, sakykime, dėl per daug skysčių. Daug tų priežasčių yra, jos visos iš esmės tos priežastys, jos sukasi apie tai, ką aš šiandien kalbėjau. Bet reikia pasižiūrėti vėlgi, kur yra jūsų priežastis. Ar tai yra, kurioje vietoje jums reikėtų tą disbalansą. Aš pirmiausia nusistatyčiau irgi tipą ir tada žiūrėčiau, kas su jumis darosi ir kodėl ten yra. Ar pratimais galima suvaldyti galvos svaigimą? Tyrimai nieko neranda. Galima, manau, padėti. Galima, kvėpavimas labai būna, jeigu būna kartais pernelyg aukštas, kartais būna žmogus pernelyg užspaustas kvėpavimas sukelia tą svaigimą. Yra netgi vienas iš žmogaus tipų, kuris būna kartais truputėlį irgi toks pusiausvyros praradimai jam būdingi. Gali padėti akupunktūra. Jeigu kartais esat Vilniuje gyvenat, irgi galima pabandyti. Bet šiaip kuksando praktika galėtų irgi padėti, ypač sakau, jeigu ypatingai drąsiai sakau tiems, kur tikrai tyrimai yra daryti ir nieko neranda. Tai va čia yra dažnai rytų medicina būna atsakymas. Ir va tokios praktikos kaip kuksando labai dažnai būna atsakymas į tokias problemas. Veido rožinė, kas galėtų padėti? Aš tai pirmiausia žiūrėčiau maistą ir paskui jau visus kitus dalykus irgi, bet maistą labai žiūrėčiau. Bet čia, aišku, didelė problema su ta veido rožinė. Galima truputėlį irgi tomis pačiomis adatomis žiūrėti. Taip pat žiūrėti irgi tą, apskritai, aišku, vėlgi grįšiu prie to paties. Reikia pažiūrėti, kas apskritai ten jumise darosi ir kas vyksta. Ir tada galima labiau žiūrėti, per kurią pusę reiktų harmonizuoti ir tada būtų galima patarti konkrečiau. Taip. Aptirpęs kairės rankos nykštys, sportuojant sukant riešą, jaučiasi kaip sausgyslės tempimas, gal kažkokie pratimukai yra, kas padėtų. Tai va čia su tais pratimukais, kaip sakau, čia galima ir čia pratimukai, ir ten pratimuką. Aišku, pirmiausia, pratemti tą riešą visai labai paprasti kartais patys paprasčiausi pratimai būna patys efektyviausi. Bet šiaip tai siūlyčiau irgi pabandyti kuksando praktiką, ten riešams geri pratimai yra irgi visoje toj sistemoje. Taip, tai ar kuksando gali padėti turint glaukomą? Išgydyti turbūt ne, čia yra sunki liga, bet pristabdyti, manau, kad gali. Sakyčiau, jeigu tikrai taip sąžiningai ir nuoširdžiai praktikuoti. Tai ačiū labai, kad dalyvavot, kad prisijungėt, kad išklausėt. Ir Gintautės dar klausimą atsakau greitai, matau, parašė, kiek kartų spaudžiame akupresūros tašką. Ilgai galime spausti. Kas gali atsitikti, jeigu naudojatės, nepažeidžiate tų kontraindikacijų, kurias minėjau, tai mėlynę galit prispausti, pratrinti kažką truputėlį. O šiaip tai galit spausti ilgai. Kartais būna spaudžiam tol, kol truputėlį palengvėja, kartais kol smarkiai palengvėja. Tai ačiū dar kartą visiems prisijungusiems. Labai tikiuosi, kad pavyko ir įrašas, tai mes jums jį atsiųsim, jeigu norėsis dar kažką pasižiūrėti, arba tiems, kurie prisiregistravo, bet negalėjo įsijungti. Ir matau jūsų temas, kurias jūs siūlot, ir tikrai pasistengsiu atsižvelgti ir įtraukti jas į kitus savo webinarus. Ačiū dar kartą, gražaus jums likusio vakaro ir iki kitų susitikimų.